Labą dieną ir gerbiamą Dianą matau. Visiems konferencijos dalyviams sveikinuosi, smagu matyti. Aš paprašysiu užsirašyti jūsų vardus ir pavardės. Didžioji dauguma dalyvių jungiasi nuotoliu. Labai džiaugiamės, kad į mūsų konferenciją prisijungė iš pačių įvairiausių Lietuvos miestelių tiek mokytojai, tiek tėveliai. Tai šiandien didelė puota Vilniaus rajono savivaldybė palaiko tokius labai prasmingus projektus. Man taip atrodo, kad pati didžiausia vertė ir prasmė yra suteikti pagalbą tėvam, kad jie suteiktų reikiamą pagalbą savo vaikam ir kad kurtų pasitikėjimų, paramą, pagarbą, paremtus tarpusavio santykius. Ir šiandien mes susikūrėm čia gyvai tokią kamerinę jaukią aplinką. Manau, kad nuotoliu tie, kurie esat irgi jausitės jaukiai, galėsit mums parašyti klausimus. Jeigu liks laiko, mes juos atsakysim, jeigu ne, perduosim lektoriam, lektoriai gal pabaigoje atsakys, ar pasitarsim. Ar tiesiog raštu vėliau atsakysim, jeigu daug bus klausimų, nes tema tikrai aktuali. Tai dabar pakviesiu sveikinimo žodį tarti, kadangi dar nežinau, ar yra prisijungęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Linas Jonauskas. Dar kol kas aš nematau gerbiamo Lino. Tai kai tik pamatysiu, tada pakviesim mes jį tarti sveikinimo žodį. Ir gerbiama Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė Edita Tamošiūnaitė irgi yra pakeliui, važiuoja iš vieno renginio į kitą, tai irgi prisijungs tarti sveikinimo žodį. Bet kartu su mumis yra gerbiama Aušra ir pakviesiu gerbiamą Aušrą tarti sveikinimo žodį mūsų konferencijos dalyviam. Labą dieną visiems, gausiai besijungiantiems, kaip matau, tai kadangi aš dar turėsiu pranešimą, tai galėsim pabendrauti išsamiau, smulkiau šitą temą. O atidarimo konferencijos proga linkiu visiems tikrai susikaupti ir produktyvaus laiko labai aktualią temą. Aš žinau, kad ketvirtadienį kaip tik vyks pristatymas ESPADA tyrimo rezultatų Lietuvos, tai tikrai labai laukiam ir tai vėlgi susijęs su šita tema. Tai ESPADA tyrimai yra susijęs su kas 5 metai atliekamu narkotikų vartojimo paplitimu mokyklose. Tai parodys, kurgi mes esam šiai dienai. Galbūt neišgirsime palyginimo su kitom šalim kol kas, nes duomenų labai gausu, bet labai tikiuosi, kad išgirsime apie Lietuvą ir mūsų rezultatai nudžiugins. Bet vis tiek turime iššūkių ir apie juos tikrai noriu jūs pakviesti diskutuoti, kalbėti. Tai negaišindama jūsų laiko, nes kaip ir minėjau, dar kartu bendrausime. Tai linkiu produktyvaus darbo ir visiems pranešėjams taip pat sklandžių kalbų. Ačiū. Ačiū labai mūsų gerbiamai viešniai Aušrai. Dar mes girdėsim jos pranešimą. Taip pat mūsų šitos konferencijos globėja, rėmėja, žmogus, kuris stiprina tiek tėvų emocinės būsenas, tiek vaikų ir stengiasi padėti sukurti tėvam, vaikam ir mokytojam tokius santykius, kuriuose būtų gera visiems būti. Tai noriu taip pat pakviesti sveikinimo žodį tarti šių rūmų šeimininkę gerbiamą Vilmą, Buivydiškių pagrindinės mokyklos direktorę. Labą dieną, gerbiami konferencijos dalyviai. Kaip jau pradžioje sakė Sigita Burvytė, kad mes čia labai jaukiai įsitaisę tokioje kamerinėje aplinkoje. Ir nors mūsų negausus būrys, bet matau, kad už ekranų žmonės vis dar jungiasi ir yra tų tėvų, mokytojų, švietimo atstovų, visuomenės atstovų, kuriems vaikų gerovė, vaikų emocinė gerovė yra šiandienos prioritetas. Ir mums labai džiugu, kad mes esame šios konferencijos partneriai ir turim tokią garbę organizuoti konferenciją su tokiais svarbiais pranešėjais. Ir tuo pačiu labai džiaugiamės bendravimu su mūsų partneriais asociacija Sėkmės link, mūsų bendrystė, kuri tęsiasi jau 3 metai. Ir šios asociacijos pavadinime Sėkmės link jau yra užkoduota sėkmė. Ir per tuos keletą bendrystės metų mes tikrai turime
kartu su šia asociacija labai nemažai sėkmės istorijų. Tai visiems šios konferencijos dalyviams ir noriu palinkėti, kad tai, ką jūs šiandieną išgirsite, kad tai taptų raktu į vaikų emocinę gerovę, į vaikų sėkmę, arba bent jau mažu žingsneliu to sėkmės link. Ačiū gerbiamai direktoriai už įkvepiantį nuoširdų sveikinimo žodį. Kadangi mūsų, taip matau, kad jau yra prisijungęs gerbiamas palaikytojas, bičiulis, neformalaus ugdymo įvairių iniciatyvų projektų globėjas ir vaikiškų knygučių autorius, Lietuvos Respublikos Seimo narys, gerbiamas Linas Jonauskas. Linai, ar jūs mus girdit? Matau, kad yra, tuoj gal ten kažkaip lukterėsim, kas nesigirdi. Žiūrėsim, kažkas čia parašyta, kas nematau. Paminėkime, lukterėsim. Linas atsijungia, gal kažkas, kol Linas prisijungs, pažiūrėkit, tokiu laikmečiu gyvenam išskirtiniu ir šiaip nėra paprasta gyvai žiūrint vieni kitiem į akis susikalbėti, o kai bendraujam nuotoliu, iškyla dar daugiau sunkumų. Ir dalyviai, Valentinai jungs. Taip, norėčiau kviesti pranešėją, bet kol kas ir Lino laukiu. Ir pažiūrėsim, ar pavyks minutėlę, jūsų paprašysiu palaukti. Labą dieną. O, gerbiama Edita, girdžiu iš balso pažįstu. Taip, aš atsiprašau, čia iš kitos vietos, tai turėjau greituoju būdu per telefoną prisijungti, nes čia šiek tiek man stringa. Tai viskas labai gerai, gerbiama Edita, mes jūs girdim. Tai dabar labai laukiam jūsų sveikinimo palaikančio žodžio. Tai ačiū gerbiamai daktarei Sigitai Burvytei už šios dienos suorganizuotą labai prasmingą konferenciją. Tai, mėly šios konferencijos dalyviai, tikrai jau ne pirmus metus yra organizuojamos būtent gerbiamos Sigitos Burvytės konferencijos ir mes kaip savivaldybė tikrai džiaugiamės, kad galime dalinai paremti tokias iniciatyvas ir prisidėti, nes tema labai aktuali, pozityvi tėvystė, atspari vaikystė. Tai šiandien tikiu, kad išgirsite ir diskutuosite ties labai svarbiais klausimais, išgirsite daug įžvalgų, pastebėjimų ir dalyvausite, tikiuosi, aktyviai diskusijoje. Nes tikrai šiandien kalbantis ir apie šeimas, apie tėvų ir vaikų santykius, apie tėvų, vaikų, mokytojų santykius, tai kuo tie santykiai yra tampresni, kuo atviresni ir nuoširdesni, tuo didesnė investicija į pačią šeimą ir ypatingai į vaiką. Nes vaikas gauna pakankamai tvirtus tiek šeimos pagrindus, tiek ugdoma jo pozityvus požiūris į gyvenimą, vaiko empatija, nuoširdumas, pasitikėjimas kitų žmogumi. Tai šiandien tos vertybės ypatingai svarbios. Matome ir mūsų visuomenės kontekste, bet net ir žiūrint į globalų pasaulį. Nes atjausti kitą, girdėti kitą, klausytis kito, tai yra be galo svarbu ir be galo vertinga. Tai šiandien tikrai linkiu, kad ši konferencija, šios dienos pranešimai ir mūsų visų bendra diskusija
turėtų tą išliekamąją vertę, kurią galėtume perteikti tiek savo vaikams, tiek savo mokiniams, nes kuo tvirtesnė bus šeima, tuo vaikas bus laimingesnis ir tuo, turėsime geresnę ir stipresnę mūsų bendruomenę ir plačiau šnekant visuomenę. Tai dar kartą noriu padėkoti visiems dalyviams, dėkoju labai organizatoriams ir linkiu nesustoti, o kalbėtis ir visgi tą įžvalgos ir pasidalinimasis mūsų refleksija taip pat yra be galo svarbu. Kūrybingos, geros konferencijos. Ačiū labai, gerbiama Edita. Labai džiaugiuosi, kad jūs pasižymit plačios aprėpties mąstymų ir pamatinės vertybės, kaip pagalba šeimai, yra vienas prioritetinių sričių ir džiugu, kad Vilniaus rajono savivaldybė mato vertę, kuria, palaiko tokius projektus ir manau, kad tai yra investicija ne tik į Vilniaus rajono savivaldybės ateities piliečius, bet ir visos Lietuvos gerovę, nes šiandien prisijungia mokytojai, tėveliai iš mažiausių ir didžiausių Lietuvos kampelių. Tai labai džiugu, kad tos idėjos, mintis pasklis po visą Lietuvą ir tas gera žinia plėsis ir mūsų bendraminčių ratas didės. Ačiū gerbiama Edita už sveikinimo žodį. Labai. Taip, tai mačiau, kad prisijungė gerbiamas Linas. Linai, ar jūs mus girdit, matot? Labai norėtųsi jūs pamatyti. Sigita, ačiū labai už galimybę, bet greičiausiai, kad ir nepamatysit, nebent duosit kokį pusvalandį, kol Seimo kanceliarija pakeis kompiuterį į kitą. Matyti jau ta technika tokia, kad paveda kartais, bet jau toks tas gyvenimas. Jeigu galima, aš labai trumpai, nors gaila, kad nematot, pusė žavesio jau nebeliko. Tikrai taip. Bet labai džiaugiuosi už kvietimą ir labai džiaugiuosi jūsų iniciatyvom ir to, kad darot labai prasmingą darbą ir nebejoju, kad tie žmonės, tie vaikai, kurie užaugs ir tie tėvai, kurie kartu dabar augina vaikus ir tie mokytojai, po kažkiek tai laiko, kada jau tie mūsų ugdytiniai bus šiek tiek vyresni, sąmoningesni, pamatys, kad iš tikrųjų yra nuveiktas labai didžiulis ir milžiniškas darbas ir tai, ką jūs darot, yra 1000 kartų matyti prasmingiau negu šiuo metu kai kurios veiklos, kurias ir tie patys politikai atlieka. Tai aš labai noriu pasidžiaugti, perduoti sveikinimus, gaila, kad nesimatau, parodyčiau ne tik save, bet ir keletą savo darbų pavyzdžių. Esu išleidęs ir ne vieną knygelę vaikams ir su Sigita esam daug ir paskaitų skaitę, ir pradinio ugdymo mokytojams ir visiems. Tai bet kokiu atveju aš labai džiaugiuosi dar kartą. Tas prasmingas darbas, ką jūs darot, yra labai vertingas, galiu sakyti, net neįkainojamas. Ir visiems didžiausi linkėjimai, prasmingo renginio. Ir Sigita, ačiū už kvietimą, gaila, kad nesimatau ir tūkstančiai padėkos, kad jūs darot ir dirbat šitą darbą. Dar kartą visiems gero ir prasmingo darbo ir veiklos. Ačiū gerbiamas Linai, tai jūs kaip paminėjot, kad po pusvalandžio galit prisijungti, tai po gerbiamos Aušros pranešimo, jeigu kanceliarija pakeis jūsų kompiuterį, tai mums būtų džiugu jūs matyti ir pamatyti jūsų knygas ir nuveiktus darbus. Tai jeigu pavyks, tai mes lauktume jūsų prisijungti. Tai ačiū už kvietimą, aš nebejoju, kad kartu su jumis dar nuveiksime daug prasmingų darbų ir tie patys didžiausi darbai dar laukia visų mūsų priešakyje, bet pabandysiu spręsti ir tokį nesudėtingą atvejį, tai aš jums tiesiai paskambinsiu, gal ir jeigu matysim, kad įsisprendė visi techniniai nesklandumai, tai būsiu labai maloniai nudžiugintas galimybę dar kartą sudalyvauti jūsų konferencijoje. Ačiū labai, gerbiamas Linai. Ačiū, iki greito. Iki greito. Taip, labai džiugu, kad visi tokiam dideliam tempe randam laiko ir įveikiam tos technologijų iššūkius ir kai yra didžiulis noras pasveikinti, pabūti kartu mintimis su mumis, tos galimybės netrukdo ir mes galim išgirsti vieni kitų žodžius.
Tai gerbiamo Lino lauksim, jeigu pavyks prisijungs, o dabar kviečia mūsų pirmąją pranešėją, labai garbę viešnią, labai lauktą ir jos prasmingų įžvalgų ir tyrimų, kadangi vadovauja labai svarbiai įmoniai, įstaigai, kur dirbama su jautriomis grupėmis. Tai manau, kiekvienas lektorės, mūsų prelegentės pasakytas žodis neša atitinkamą svorį tiek tėveliam, tiek mokytojam. Mums bus labai vertingas ir mes iš tų žinučių pasimsim tai, kas mums yra reikalinga ir pritaikysim tą informaciją kasdieniniam darbe. Tai gerbimo Aušra, kviečiu Jūs. Taip, tai pasistengsiu iš tikrųjų atliepti Jūsų lūkesčius. Suprantu, kad tema tikrai kelianti daug klausimų. Šita tema nelengva kalbėti. Viena vertus, mes kaip ir visi suprantame, kad psichoaktyvios medžiagos buvo, yra ir bus. Nei vienai visuomeniai, nei vienai valstybei, taikant pačius įvairiausius būdus, dėja nepavyko suvaldyti šito reiškinio. Vadinasi, turime, kaip pasakė vienas garsus filosofas, jeigu negalim pakeisti situacijos, tai turim keisti savo mąstymą. Tai tikriausiai atėjo laikas keisti mūsų mąstymą ir pasižiūrėti į šitą problemą plačiau. Tai aš pasistengsiu šiandieną plačiau pažvelgti į mūsų reiškinį, su kuriuo tenka gyventi tiek suaugusiems, tiek vaikams. Tai ačiū daktarai Sigitai už pristatymą. Taip, aš atstovauju Respublikinį priklausomybės ligų centrą. Mes turime 5 didžiuosius filialus didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet dirbame tiek su suaugusiais, tiek ir su nepilnamečiais. Bet apie gydymą galbūt šiandieną mažiau kalbėsiu, nes gydymas jau yra tada, kada visa kita išnaudota ir jau yra rimta problema. Aš pasistengsiu pakalbėti apie tai, o kągi daryti, kad kuo mažiau žmonių taptų priklausomi. Tai kokie yra tie mechanizmai, ką sako mokslas. Ir šalia mokslo yra ir praktika, aš dirbu 20 metų priklausomybių srityje. Tai tikrai galiu ir iš vidaus, ne tik iš teorijos papasakoti, kasgi veikia ir kodėl dažniausiai mes atsidurėme tame akligatvyje. Tai savo pranešimą norėčiau pradėti nuo pakvietimo jūsų visų įsivaizduoti kūdikį. Visi jį matėm, visi žinom kūdikis ir jisai įsivaizduokit, kad pradeda verkti. Tikrai didžioji dalis iš jūsų nepasimesit. Žinot, ką daryti, kai verkia kūdikis. Ką daryti? Priglausti, pačiučiuoti, pamaitinti, pakeisti sauskelnes. Viskas labai paprasta. Bet įsivaizduokit, kad dabar praėjo 14 metų ir tas kūdikis įeina pro duris va toks. Ir piktas, ir jeigu mes klausiam, kaip sekėsi, atsako normaliai, tai pakalbėkim, nelysk. Žodžiu, tipiška situacija paauglystėje. Ir staiga mes jau neturim tokios aiškios instrukcijos ir intuityviai nežinom, ką daryti, kaip kad žinom, ką daryti su kūdikiu. Ir kaip mes atrodom suaugusieji, tiek tėvai, tiek mokytojai, tiek specialistai, tai bandžiau pavaizduoti irgi, kaipgi mes visi atrodom, tai mes maždaug taip atrodom. Žiūrim nustebę, kas čia atsitiko, kad iš to mielo vaiko staiga mes turime paauglį, kuris ne visai mielas, atsikalbinėja, ginčijasi, kyla įtarimas, galbūt jisai psichoaktyvias medžiagas vartoja. Ir tikrai visko gali būti, bet tai yra paauglystė, tai yra natūralus etapas. Tik mums reikėtų susidėti akcentus, kaipgi padaryti, kad mes patys neatrodytumėm taip nustebę, pasimetę ir kasgi veikia, kokios priemonės, mechanizmai mums padėtų labiau susikalbėti su paaugliu. Mes priklausomybių ligų srityje dirbantis mokslininkai turime kas 2 metai tokias didžiulės konferencijas, kurios visada vyksta Lisabonoje, nes jas organizuoja Europos narkotikų ir stebėsenos monitoringo centras. Jisai nuo šių metų persivadinė šiek tiek kitaip. EUDA mes taip jį vadiname. Ir jie surenka labai daug informacijos tiek apie gydymo srityje naujoves, tiek apie prevencijos srityje naujoves. Ir ką jie akcentuoja, jeigu mes norim pradėti kalbėti apie pagalbą paaugliui, pagalbą nepilnamečiui, ar tai būtų prevencija, ar tai būtų
konsultacija, ar tai būtų kažkokia veikla, mes privalom suprasti, kodėl jie renkasi tas medžiagas. Juk niekas nesirenka medžiagų vartojimo dėl tiesiog kažkokios tai labai jau vienos priežasties. Tai vadinasi, tam, kad mes galėtumėm kažką jiem pasiūlyti, mes turim suprasti, kas juos vilioja. Čia jūs matote skaidrę, kurioje yra sudėlioti tie raktiniai žodžiai iš tyrimo, kurį atliko mano kolega iš Norvegijos instituto. Jisai apklausė labai daug paauglių ir klausimas buvo labai paprastas. Kodėl jums patinka vartoti psichoaktyvias medžiagas arba kas jūs skatina vartoti psichoaktyvias medžiagas? Ir kaip matote, yra daug labai tų atsakymų, bet jie kartojasi, kad tai yra įdomu, kad tai yra smagu, kad tai yra nauja, kad tai yra bendruomeniška, matyt, vartoja dėl to, kad draugai vartoja, kad tai yra pamoga, atsipalaidavimas. Vadinasi, yra įtempta vaikų situacija ir jiem reikia nuo kažko atsipalaiduoti. Ir žodžiu, visi šitie dalykai mums signalizuoja, kad mes tikrai turime nebėgti nuo psichoaktyvių medžiagų temos. Visų pirma, jos nedemonizuoti. Jeigu mes vaikams siųsim žinutę, kad jeigu tu vartosi, tu susigadinsi savo gyvenimą, taip, tai yra tiesa. Psichoaktyvios medžiagos negerina gyvenimo sąlyginai, bet tuo pačiu mes turim suprasti, kad jie jau yra išbandę ir jie žino, kad tai yra visai smagi maloni veikla. Jeigu tai būtų nemalonu, jie nevartotų. Tai turime labai gerai atsiminti, kad gąsdinimais mes nepasieksime rezultatų. Tai kokia veikla mes galime pasiekti rezultatą ir kokius mitus turime išsisklaidyti. Vėlgi, kadangi nuotoliniai vyksta šitie mūsų mokymai, jie niekada nestos gyvų mokymų, aš jūsų nematau visų, labai gaila, bet galite savo mintise, bet čia gal ir yra tas irgi pliusas, kad galite savo drąsiai, niekas jūsų nemato, pakelti ranką, kurie iš jūsų pabandė bet kokią psichoaktyvią medžiagą, būdami nepilnamečiai. Na, pavyzdžiui, alkoholį, nežinau, ten dar parūkyti, cigaretės. Tikrai dauguma, net nebejoju, tą rodo tyrimai, visi mes bandėm būdami nepilnamečiai. Labai sveikinu tuos, kurie iš vis nebandė arba bandė jau būdami pilnamečiai, bet realybė tokia, kad didžioji dalis tikrai yra bandžiusių būdami nepilnamečiai. Pasikeitė laikai, pasikeitė medžiagos, jie bando tai, ką mes nebandėm, nes net nežinojo, kad tai egzistuoja ir neegzistavo daugelio dalykų, ką dabar turi jaunimas. Tai tikrai nereikėtų demonizuoti pabandžiusiųjų, nes ne visi, kurie pabando vartoti, tampa nuo jų priklausomi. Kodėl aš siūlau nedemonizuoti? Labai atsiprašau, kad pertraukiu, bet skaidrės nesikeičia, gal galėtumėt kažkaip. O dabar? Visiškai nesikeičia? Visiškai nesikeičia, pirmą skaidrę rodo ir dabar jau geriau. Tik tai jinai ne per visą ekraną, mes matom dar visą tą rėmelį. Jo. Ar dabar matot, čia turi būti tokia su mėlynu ir ką svarbu suprasti? Ar šitą skaidrę matot? Va šitą matom, bet ne per visą ekraną. O dabar jūs visą matot skaidrę? Taip, dabar puikiai. Aha, gerai, o man tiesiog reikia. Jo, gerai, jo. Tai grįžtant prie, kur užbaigiau, ačiū, kad pasakėt, kokie nesklandumai, tai reaguokit tikrai drąsiai. Tai mano žinutė, kad jeigu mes tikrai visus pavartojusius bandysim jam klijuoti etiketę, mes pasieksim to, kad jie mumis nepasitikės ir kai jiem iš tikrųjų reikės pagalbos, jie nesikreips. O kaip ir bet kurios srityje, ar tai mes kalbam apie ligas, pavyzdžiui, paimkim onkologinę ligą, juk įkalta jau tikriausiai visiems į galvą, kad kuo anksčiau diagnozuojama, tuo geresnė gydymo išeitis. Lygiai taip pat mes ir su prevencija, ir su kitais gydymo būdais. Kuo anksčiau pasisako, tuo greičiau ir efektyviau galim padėti. Todėl svarbu suprasti, kad jeigu mes kuriame aplinką, kur gali ateiti prisipažinti, pakalbėti, už tai nebus nubaustas, apibartas, mes pasieksime geresnių rezultatų. Ir vėlgi, tapti priklausomais rizika didėja tada, kai vartojimas yra intensyvesnis. Tai kuo dažniau pradeda vartoti, kuo tokių situacijų daugėja, tuo rizika didėja. Ir paskutinis toks svarbus dalykas mums visiems suprasti, kad
ne visi, kurie pavartoja, tampa priklausomi. Kodėl? Kur yra tas raktas, kodėl vieni tampa priklausomi, kiti netampa? Vadinasi, reikia mums labai suprasti, kokie yra rizikos veiksniai. Mes augam skirtingose aplinkose, turim skirtingą genetiką, turim skirtingus tėvus ir dar daugelį kitų dalykų turim skirtingų, nors esam tokie patys žmonės. Tai aš šiandieną ir pabandysiu įgarsinti tuos rizikos veiksnius, kad mes kaip suaugusieji, ar tai būtumėm specialistai, ar tai būtumėm tėvai, kurie klausote, žinotumėm tos rizikos veiksnius ir kiek tai yra įmanoma, nes ne visus rizikos veiksnius mes galim išbraukti iš mūsų gyvenimo, bet kai kuriuos mes galim išbraukti ir mūsų tikslas yra juos išbraukti. Tai jums leidus tada trumpai pristatysiu, kokie yra tie rizikos veiksniai. Tai jie skirstomi į tam tikras kategorijas. Tai yra biologiniai ir genetiniai, tai va čia, kurių mes nelabai išbrauksim. Taip, yra genetinė predispozicija, tokio geno dar nėra, kuris, sakytų, čia priklausomybės genas, tikrai tokio nėra. Gal dar bus, genetika irgi mokslas, kuris turi daug inovacijų šiai dienai, tačiau yra tam tikra genetinė predispozicija ir vieni mes turim didesnį polinkį tapti priklausomais ar susirgti kitom psichikos ligom, kiti turi mažesnį. Taip pat aplinka, aš apie ją atskirai pakalbėsiu, nes jinai yra raktinis dalykas mūsų gyvenime. Taip pat psichikos sveikata, į ką mes turėtumėm atkreipti dėmesį. Žinoma, kuo medžiagos tampa prieinamesnės, kuo jos populiaresnės, tuo vėlgi didesnė rizika ir mūsų pačių asmenybės bruožai. Tai rizika tapti priklausomu arba žalingo vartojimo pasekmės išauga tuo atveju, kada tų rizikos veiksnių yra ženkliai daugiau vienam žmogui. Tai nėra, kad vienas kažkuris čia rizikos veiksnys. Kuo daugiau rizikos veiksnių, tuo didesnė tikimybė, kad mes susidursime su problema. Tai pradėsiu iš eilės nuo kiekvieno su tokiais patarimais, galbūt su tyrimais. Tai pradėsiu nuo pačio paprasčiausio, tai amžiaus. Tai vat skaidrėje irgi matote tokią kaip ir, vizualią, ne statistinę diagramą, bet jinai atspindi tai, kad jeigu paklaustumėme jau suaugusių žmonių, kiek jums buvo metų, kai pirmą kartą pavartojate psichoaktyvias medžiagas, nesvarbu kokias. Tikrai nemaža dalis nurodys, kad tai yra nepilnamečiai ir darbingo amžiaus žmonės. Tai va ta grupė žmonių, jie yra didžiausia ta rizikos grupė. Kodėl tas amžius taip išskiriamas? Tikrai, kurie klausote pedagogai, žinote, tėvai galbūt irgi kai kurie žinote, kad mūsų smegenys bręsta plius minus iki 25 metų. Čia plius minus, kam vėliau, kam anksčiau, bet daugiau mažiau taip. Ir jeigu žmogus, vaikas pradeda vartoti 16, 17, 14, mes esam turėję atvejų ir 13 metų, tai ką tai reiškia? Reiškia, kad vartojama medžiaga, kai dar nėra išsivysčiusi pilnai smegenų funkcijos, ypač tos, kurios atsakingos už sprendimų priėmimą. Tai jautresnės jos yra cheminė medžiagom ir lengviau formuojasi priklausomybė ir šalia to lengviau formuojasi rizika ir kito, kažkokio rizikingo elgesio. Ar tai nusikaltimai, ar tai savižala, ar tai dar visa eilė kito elgesio. Ir pasekmės be jokios abejonės tiek negebėjimas susikaupti, tiek atmintis, ilgainiui nuotaikų didžiulė kaita, negebėjimas džiaugtis maloniais dalykais, kuriais mes kiekvieną dieną galėtumėm džiaugtis. Ir be abejo, ir rizika perdozuoti arba žalingai pavartoti didėja, nes jie neprognozuoja į ateitį, kas gali būti, kokios gali būti pasekmės. Ir mes negalim iš jų reikalauti, kad jie prognozuotų, nes jų dar smegenys yra besivystančios. Tai mūsų tikslas yra be jokios abejonės, aš ne veltui jums rodžiau skaidrę, kurioje jūs matėte, kas jiems yra įdomu ir kodėl jie pradeda vartoti. Tai mes turime būtent nepilnamečiam suteikti galimybę užsiimti įvairiais užsiėmimais, kurie teikia malonumą, kur linksma, kuriems smagu, kad neieškotų visų tų pramogų psichoaktyviose medžiagose ir kiek įmanoma nuvėlinti tą vartojimo pradžios. Nes jau vėlesniam amžiui tikimybė pradėti vartoti arba tapti priklausomais mažėja. Nors aišku, jinai neišnyksta, bet šiek tiek mažėja. Tai būtent tokia žinutė, kad mes turime tikrai skirti laiko, produktyvaus laiko vaikams ir ieškoti tų alternatyvų, kuogi pakeisti vieną dalyką kitu.
Taip pat aš labai mėgstu vieną skaidrę, kurią pasidalinsiu irgi su jumis. Tai kas yra tas paauglys? Tai paauglys visada bus toks, kuris bandys ribas, eksperimentuos, jam bus įdomu, jeigu sakysit ne, jis tai vis tiek išbandys, pagal save, spręskit pagal save, kaip aš sakau. Ir koksgi mūsų tikslas yra? Jeigu mes puikiai suprantam, kad jeigu sakysime, kad nekišk pirštų į rozetę, jis vis tiek įkiš. Tai mūsų uždavinys yra būti šalia ir sumažinti tą elektros srovę kiek įmanoma labiau, kad kuo mažesnės tos būtų pasiekmes. Tai vėlgi, tam, kad tas pasiekmes pamatytume, mums reikia atvirai bendrauti ir jis turėtų nebijoti prisipažinti, kad yra bandęs arba kad kalba apie tai su draugais. Tai mes turim mažinti tas vartojimo pasiekmes, jeigu nepavyksta iš tikrųjų nukalbinti, kad jisai nebandytų ir neeksperimentuotų. Taip pat, į ką dar norėčiau atkreipti dėmesį, ir tikrai mane pačią yra šokiravęs vienas tyrimas, kurį atlikau su savo studentais. Aš dar dirbu ir Vilniaus universitete, turiu tikrai didelės grupės studentų ir mes pavasarį atlikom didžiulį tyrimą apie rizikos veiksnius. Tyrėm nepilnamečius vartojančius įvairias psichoaktyvias medžiagas ir mes tyrinėjom, kas juos skatina vartoti. Ne iš tos pusės, kas malonu, bet kokie dirgikliai juos skatino vartoti. Ir mes po to lyginom su kitais tarptautiniais moksliniais tyrimais. Tai vienas iš tokių skatinančių vartojimą yra filmai, dainų klipai. Visuose tuose dainų klipuose, filmuose mes dažnai matome įvairias psichoaktyvias medžiagas. Jų taip nieks nereklamuoja, bet jų yra. Tikrai manau, kad galit kiekvienas iš jūsų pasakyti iš savęs. Pavyzdžiui, kas iš jūsų yra žiūrėjęs filmą su kokiais nors labai gražiais, tarkim, Italija, Toskanos vaizdai, skanus maistas, graži taurė vyno. Tikrai prisipažinkit, kai kurie iš jūsų galbūt užsinori patys paragauti to vyno, žiūrint filmus. Lygiai taip pat vaikai. Jie matydami vartojimą, ypatingai vartojimo situacijas, kur pavartoja, kažkoks linksmas pasidaro, įdomus pasidaro, juos tai skatina vartoti. Ir praktiškai visuose filmuose aš galiu pastebėti vienokią ar kitokią sąsają. Ir mes sakome, taip, reklama uždrausta. Tikrai taip, reklama uždrausta, bet visur kitur tai nėra uždrausta vaizdavimas. Jeigu neparašyta ant pakelio, kad čia kokainas, tai nereiškia, kad mes nesuprantam, kad filme vaizduoja kokainą. Tai kas mane nustebino tyrime, sakiau, pasidalinsiu, tai aš atlikdama tyrimą pati apklausinėjau vieną merginą, ir jinai pasakojo, kaip jie su draugais žiūrėjo vieną serialą. Prisipažinsiu, aš irgi tą serialą žiūrėjau, man jis labai patiko. Aš jį žiūrėjau gana senokai ir kai jį pirmą kartą pamačiau, mano pirma mintis buvo, reikėtų pasiūlyti mokykloms, kad rodytų per klasės valandėlės. Tas serialas vadinosi Euforija. Gal kas matėte? Ir ten pasakoja apie jaunimą, kuris vartoja medžiagas, ir apie labai tų medžiagų žalingą poveikį ir tokias skaudžias tas išeitis. Ir man atrodė, kad kai faina, tai parodo iš tikrųjų tokią baisę realybę ir pasižiūrės, gal atgrasys nuo vartojimo. Bet tyrimas parodė, kad nieko panašaus. Tai, kas mums suaugusiems, susiformavusiam, tikėkime, smegenim, atrodo kaip atgrasimas, jaunimui tai yra, vau, reikia išbandyti, ar tikrai taip yra. Tai šitą mes kartais pamirštam ir labai mėgstame pakviesti, aš ir pati sulaukiu skambučių, kad atvažiuokit į mokyklą, papasakokit žalą. Žalą jie žino, internete galima prisiskaityti to žalos ir ta žala nebūtinai juos atgrasys. Jie gali dar kaip tik susidomėti labiau, negu mes tikimės. Kitas, kas dar yra su socialinė medijom ir tinklais, tai per juos vyksta didysis platinimas. Taip, visos Twitteriai, programėlės įvairiausios, kurių mes suaugę gal net nežinom, per ten vyksta didysis platinimas, paaiškinsiu kodėl, vėliau parodysiu, kokios dabar medžiagos populiariausios. Ir taip pat socialinėse medijose yra labai gausu nepatikimos informacijos. Mes suaugę ne visada pripažinkim, kad mokam atsirinkti, kuri patikima, kuri ne. Mes patys kartais selektyviai atsirenkam tai, kas mums faina ir ignoruojam tai, kas ne faina. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys,
Pasaulio sveikatos organizacija iš tikrųjų prieš porą ar trejata metų yra paskelbusi labai aiškiai žinutę, kad moteris, kurios lakuojasi geliniu lakų, tuo ilgalaikiu laku, tai ta visa technologija, tos priemonės naudojamos, jos skatina vėžio tam tikros formos atsiradimą. Ta žinutė tikrai buvo mas medijose, bet kaip lakavomės, taip lakuojamės, ne? Nes mes ignoruojam tai, kas tuo metu mums, čia ir dabar aš nematau kažko blogo, tai gal čia man nebus čia perdėta. Tai lygiai taip pat ir jie randa daug informacijos ir dažnai atsirenka tokią informaciją, kokia jam patinka. Pavyzdžiui, man irgi yra tekę diskutuoti su jaunimu, kuris su studentais mano, sako, taigi elektroninės cigaretės čia daug mažesnė žala. Taip, teoriškai taip, aš pati žiūrėjau Cochrane bazės, bet tai nereiškia, kad to žalos nėra. Plius dar tyrimai tęsiasi, tai yra sąlyginai naujas dalykas, nes neturim tokios duomenų bazės ir masyvo, kokią turim su paprastu nikotinu. Bet jie atsirenka vieną žinutę ir jeigu ten po to parašyta, kokia yra žala, jie tą tiesiog praignoruoja. Tai socialinės medijos tikrai turi įtaką ir mes turėtumėm atkreipti dėmesį. Suprantu, kad neuždrausim, nepakeisim kino industrijos, bet galim būti šalia, kalbėtis, diskutuoti ir stebėti, kaip veikia juos vienas ar kitas filmas. Taip pat dar tiesiog kitų rizikos veiksnių noriu pasidalinti, kuris mane galbūt tikrai paskutiniu metu labai stebina ir galbūt dėl to, kad ne visi susimastom, tai nuo seno jau yra išskirtas tėvų požiūris ir tėvų vartojimas kaip rizikos veiksnys. Nieko naujo čia nepasakysiu. Tiesiog kartais ir tėvai selektyviai atsirenka tą informaciją. Tai kokia žinutė čia būtų? Žinutė yra tokia, kad mokslas rodo, kad jeigu tėvai pro pirštų žiūri vaikų vartojimą, tai tokiu atveju normalizuoja tą vartojimą. Tai yra vaikai nemato čia nieko tokio blogo. Kas dar yra blogiau, ką aš dabar stebiu bent jau savo tokiam socialiniam burbule, socialiniuose tinkluose, kai pažįstamų vaikų gimtadieniai, pavyzdžiui, 13 metų švenčia, 14 metų gimtadienis, ir tėvai dalinasi vaiko nuotrauką šalia nealkoholinis šampanas ir koks nors tortas. Tai yra tiesioginis skatinimas vaikų vartoti psichoaktyvias medžiagas. Nealkoholinis šampanas tai yra ritualo dalis. Vaikui galvoje užsifiksuoja tas ritualas. Šiandien alkoholinis, aš už kampo naisiu su draugais su alkoholinį pasiimsiu. Tai yra tėvai patys skatina tokiu būdu, nes visos medžiagos pradėtos vartoti ilgainiui jas tą ritualą įsiliedavo į visuomenę. Tai mes tarsi patys skatinam vaikus vartoti ir po to, kai jau jie susiduria su kažkokia problema, sakom, oi, kas čia nutiko. Kad tėvų požiūris svarbus, galiu pasidalinti su naujausiu tyrimu, tai šiais metais irgi kolegos iš Arkus universiteto tikrai didžiulę duomenų ir informantų grupę apklausė apie alkoholio vartojimą. Tėvai, kurie vartoja alkoholio mažiau, vaikai nurodydavo, kad jie jaučiasi tėvų palaikomi, kad daugiau laiko leidžia su tėvais, kad jaučiasi taip, jog jų tėvams įdomu, ką jie veikia. O tie, kurie tėvai vartojo alkoholio daugiau, vartojimas buvo matuojamas pagal tokią metodiką Pasaulio sveikatos organizacijos standartinius alkoholio vienetus, tai tie tėvai, kurie buvo priskirti tai grupiai vartojančių daugiau, tai jų vaikai nurodydavo, kad tėvai toleruoja, jeigu aš ten truputį paragaunu. Arba sako, tai gerai, tu pasikvies draugus prie mūsų, alaus išgerk, bet jau geriau prie mūsų. Tai ką reiškia geriau prie mūsų? Jūs tiesiog skatinate, siunčiate tą signalą. Ir tėvai, kurie geria patys prie vaikų, jie taip pat yra skatinantis tokį elgesį. Ir mane tikrai stebina, aš matau, kaip tėvai vartoja ne tik alkoholį, bet ir, pavyzdžiui, elektroninės cigaretės rūko prie vaikų, arba dar baisiau, kartais važiuojant į darbą, matai, kai šalia kažkokia mašina sustoja, matai, veža nepilnametį vaiką ir tą elektroninę cigaretę. Tai mes normalizuojame elgesį ir vaikai supranta tai, kaip viskas yra natūralu, normalu ir aš taip galiu daryti. Nepaisant to, kad mes galim sakyti, kai užaugsim. Tai jeigu suaugusiam leidžia, tai kodėl čia vaikam neleidžia? Tai jie tikrai bandys tas ribas. Tai čia grįžtu prie to gero seno posakio, kad jeigu norim keisti pasaulį, pirmiausia, turim keisti save. Jeigu norim turėti vaikus, kurie auga be psichoaktyvių medžiagų, tai turim kažkaip
mažinti arba patys atsisakyti psichoaktyvių medžiagų vartojimo. Tai ta pagrindinė žinutė ir būtų, kad tėvų elgesys yra glaudžiai susijęs su paauglių tiek alkoholio, kaip šitame tyrime, bet tuo pačiu ir su kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimu. Ir jeigu mes kaip tėvai nesiūsime teisingo elgesio pavyzdžio, tai nei mokykla, nei kas nors kitas tikrai mažai ką galės padėti. Taip pat dar pereisiu prie kitos, tai bendramžių. Ir čia prisiminiau, kai rašiau šitas skaidres, pagalvoju ir apie mūsų suaugusiuosius, ne tik nepilnamečius veikia bendramžiai. Na, kaip pavyzdys, kas iš jūsų yra girdėję apie dubajietišką šokoladą? Matau, daug kas linguoja galvas, tai nežinau, kurie klausote nuotolį, manau, irgi bent keli iš jūsų tikrai esate girdėję. Tai yra toks trendas, visi dalinasi kažkoks ten šokoladas, kurį mes paragauti. Ir taip prisipažinsiu, kad irgi buvau konferencijoje ir pamatėm tą dubajietišką šokoladą, kuris kainavo 35 eurus, plytelė mažutė šokolado. Ir sakau, gal neragaunam. Ir ten viena kolegė iš Italijos, ragaunam, kitas irgi, ragaunam. Ir toks masinis, ragaunam. Išleidom 35 eurus, šokoladas kaip šokoladas. Tai mes suaugę pasiduodame tokiam madom, įtakai kolegų, ten draugų. Tai lygiai taip pat ir vaikai jie dar labiau pasiduoda. Kodėl jie labiau pasiduoda? Tai įsivaizduokit, jeigu mes tenai tą dubajietišką šokoladą už nerealią kainą, mokslininkai su moksliniais laipsniais, suprasdami žmogaus elgesį, mūsų tyrinėjimų tema žmogaus elgesys, mes pasiduodam. Tai paaugliai, kurie ieško tapatumo, kurie dar savo statuso neišsikariavę. Jie labai daugam pasiduos, tai yra natūralus procesas. Taip pat jiems ir reikia būti bendramžių tarpe. Mes negalim uždrausti jiem bendrauti su bendramžiais, nes jie kalba savo kalbą, jie turi savo simboliką. Čia jūs matote vieną nuotrauką, kur Z karta ir versus Millenniumso karta. Tai Millenniumso, kurie dabar jau turi vaikus, paauglius, tai čia toks video labai linksmas, galite surasti, labai daug internete yra prašoma parodyti, pavyzdžiui, manęs paprašytų parodyti, kaip tu atsiliepi į skambutį simboliškai. Aš rodau taip, ne? Dauguma iš jūsų pagal amžių, kurie čia irgi auditorijoje, matau, rodytume taip. Vaikai kaip rodo, jie rodo taip. Nes jie kiti telefonai, jo. Arba kitas pavyzdys, jeigu mes paprašom parodyti, kaip skalbiami drabužiai. Mes dar iš seno vaikai kaip rodo, skalbimo mašiną krauna. Tai mes neatstosim bendramžių, kad ir kaip norėtumėm, būdami suaugę, nes mes esame visų pirma vaidmenį ten tėvų, mokytojų, visų antra, mes turime kitą savo kartą, kitą simboliką, kitą kultūrinį kontekstą. Tai to ir nereikia bendramžių eliminuoti, bet kokia čia žinutė būtų, kad jeigu mes žinome, kad mūsų vaikas turi grupę bendramžių draugų, mes turime susipažinti su jais, jeigu yra galimybė, su jų tėvais pradėti bendrauti. Ir šitą rekomendaciją tikrai teikia praktiškai visi prevencijos pagrindiniai vadovėliai, kad tėvai turi domėtis savo vaikų aplinka, bendramžių aplinka, draugų aplinka ir jeigu yra galimybė bandyti bendrauti su tėvais. Viena sudėtinga, bet dėl vaikų manau, kad verta pasistengti ir tą padaryti. Nes dar kartą mes negalime eliminuoti bendramžių įtakos. Niekaip. Jie yra, jie buvo, mums patiems reikia bendramžių, ne? Mes kiekvienas irgi turim savo socialinius burbulus, tai dabar iš to burbulo vaiką ištraukti tikrai nesugebėsim, bet ką galim, tai galim apsauginius mechanizmus sudėti. Na ir pereinu prie sudėtingesnės temos, tai yra prie psichoaktyvių medžiagų patrauklumo. Skaidrėse matote pačioje medžiagas mano kartos. Tai jeigu pasakydavo narkotikai, prieš akis tas iškildavo. Švirkštai, visokie milteliai, kažkas nefaino, negražaus. Cigaretės tos paprastos ir, ten kažkokie buteliai. Dabar, kai jaunimas išgirsta narkotinės medžiagos, pas juos, vaizdinys, 2 aukščiau tie paveiksliukai. Tai yra gražūs kokteiliai, patrauklios medžiagos, braškių skonio, visokio skonio. Tai yra medžiagos, kurios iš tikrųjų yra patrauklios. Psichoaktyvios medžiagos jos pasikeitė. Jeigu anksčiau vartodavo heroiną seną gerą, kurio jau tikrai dabar pasigendam, net jo praktiškai nėra, pakeitę sintetiniai gaminiai,
Tai ir tikrai ryžtis vartoti reikėdavo matyti, nes jos nebuvo patrauklios. Dabar medžiagos yra labai patrauklios. Čia, kur matote visokį Skittles, Habibo, tai čia yra psichoaktyvios medžiagos, kurias parsisiunčia internetu, jos yra pačiais įvairiausiais pavidalais. Guminukai, įvairios markutės, įvairūs skysčiai, kur gali atrodyti kaip kažkokie aliejai, namus pakvėpinti, arba gali būti kristalai įvairūs, kur net nesuprasi, kad ten psichoaktyvi medžiaga, gal ten kažkoks pakabukas kristalo. Tai tos medžiagos tikrai gerokai pasikeitė. Šiai dienai yra priskaičiuojama virš 1000, apie 1000 šiaip grubiai, įvairiausių psichoaktyvių medžiagų. Jaunimo tarpe labiausiai vartojamos tai yra sintetiniai kanabinoidai ir sintetiniai katinonai. Tai jie savo poveikiu imituoja marihuanos poveikį. Bet marihuana ta natūrali, aišku, jinai tikrai tokio poveikio nesukelia, kokią sukelia tos sintetinės medžiagos. Koks tas poveikis? Negaliu pasakyti. Kiekvieną kartą gali būti skirtingas. Nes, kaip minėjau, yra priskaičiuojama apie 800 ir daugiau tų medžiagų. Tai kiekviena tas cheminis junginys gali radikalas vienas pasikeisti ir bus poveikis kitas. Tai poveikis dažnai būna net neprognozuojamas. Dažniausiu atveju jie nežino, ką vartoja. Ne faktas, jeigu jie pirko vieną medžiagą, kad jie ją ir gavo. Tai mes tikrai matom iš vaikų, kurie jau kreipiasi pas mus, tiksliau, kuriuos nukreipia pas mus, kad jie prisipažįsta, kad jie tikėjosi, pavyzdžiui, kažkokio ten energizuojančio poveikio, bet gavo poveikį, kuris pats nesuprato, kas su juo darosi, išsigando. Bet tai nereiškia, kad tai neskatins toliau vartoti. Jie vis tiek dar bandys eksperimentuos, nes jie nejaučia tos mirties baimės arba baimės, kad čia kažkas gali nutikti su jų sveikata. Nes jie yra paaugliai, jų taip veikia smegenys. Tai va čia yra galbūt ta liūdnoji dalis, kad tų medžiagų yra išties daug. Mes, kurie aktyviai dirbam su vartojančiaisiais, jau ne su prevencija, mes dirbam su vartojančiais, mes taip pat kartais spėliojam, kokia čia medžiaga buvo pavartota, ką čia dabar daryti, kokį čia vaistą skirti, nes netgi tyrimai, kuriuos užsakome, ne visada parodo, nes rentgenų nėra tiek, kiek prikuria vos ne kasdieną tų medžiagų junginių. Tai Lietuvoje, jeigu taip grubiai, mes galim kokių 14 aptikti, čia geriausiu atveju, o yra jų 800. Ir kaip minėjau, jie tiek yra patrauklus, pavyzdžiui, grįžkim trumpai prie tų elektroninių cigarečių, su kurių pagalba vartoja ir nelegalias medžiagas. Nežinau, ar jums teko girdėti, manau, kad tikrai teko, tas smailas vadinamas. Tai smailas yra toks kaip skėtinis pavadinimas, kur dažniausiai yra sintetiniai katinonai arba kanabinoidai. Tai tos pačios cigaretės elektroninės yra be galo patrauklios, nes juose yra ko? Juose yra ir išmaniųjų technologijų, ir kvapų, ir skonių, tai yra visa, kas patrauklu. Rinka nesnaudžia vietoje, jinai kuria ir jiems informacinių technologijų vaikams, tai yra priemonė, kuri labai be galo patraukli. Tai prieinamumas ir patrauklumas išties yra didžiulis. Taip pat įvairūs asmeniniai motyvai. Tai čia irgi matote skaidrės įvairius paveiksliukus, kurie kalba apie tuos asmeninius motyvus. Tai tikrai mes susidurėme su paaugliais, kurie vartoja vieną ar kitą medžiagą, norėdami kontroliuoti savo svorį. Vėlgi mes turime iškreiptą kūno vaizdą visuomenėje, mes tikrai su tuo susidurėme, tas itin perdėto lieknumo įvaizdis, reklamavimas, Instagramuose irgi nuotraukų su photoshopintų, su filtrais, netitinkančių realybės ir jie nori būti tokiais, ne visada supranta, kad gyvenimas ir paveiksliukas gali skirtis ir jie ieško medžiagų ir randa, yra tokių medžiagų, kurios iš tikrųjų gali padėti numesti svorį, bet šalia padovanoja ir priklausomybę ir kitą žalą, kurią atneša psichoaktyvios medžiagos. Taip pat, ką mes matome, kad vaikai gyvena be galo stresinį gyvenimą. Tie egzaminai. Aš pati, kai kartais įsijungiu kokias žinias ir kalba apie švietimą, ištisinis ten stresas klausant. Tai ten su egzaminais kažkas ne taip, tai programos tai yra, tai vadovėlių nėra. Tai visą tą stresą išgyvena ir vaikai. Jie dar daugiau jo išgyvena, nes turi dar ir konkuruoti, turi ir bendramžiams įtikti, ir mokintis.
Ir taip, tas stresas juos verčia ieškoti kažkokio nusiraminimo ir ieško būtent psichoaktyviuose medžiagose. Ir kita, ką irgi negaliu nepaminėti, jeigu mes kalbam apie psichoaktyvias medžiagas, mes turim suprasti, kad ne tik psichoaktyvios medžiagos sukelia priklausomybę. Yra ir elgesio priklausomybės, kurios paskui irgi gali sukelti tam tikrą poreikį vartoti psichoaktyvias medžiagas. Tai vat, ką dabar mes stebime, tai stebime didėjančią tendenciją turinčių elgesio priklausomybę dėl video žaidimų, dėl online įvairių ten tų žaidimų ir online azartinių lošimų vaikų tarpe. Tikrai yra mastai ženkliai didėjantis ir tam, kad jie po to jau tam pralošimo nusivylimą arba kitą kompensuotų, jie ieško psichoaktyviuose medžiagose. Dar kitas dalykas, ką labai norėčiau atkreipti dėmesį dėl tų asmeninių motyvų, tai mes per mažai, mano galva, vaikus mokiname bendravimo įgūdžių, bet ne tų formalių, o komunikacijos, reprezentavimo, savęs pateikimo, kalbų sakymo, emocinio intelekto galų gale. Nes vėlgi iš pavyzdžių galiu pasakyti, prieš metus turėjom vieną mergaitę, jai buvo 15 metų ir jinai yra iš mano pažįstamų tarpo, mano klasioko dukra, ir jisai skambina ir man sako, tu įsivaizduoji, mano dukra Smailą rūko. Jai tik 15 metų, sakau, žinok, įsivaizduoju labai gerai, jau jai net 15 metų ir pasikvietėm ją pas save, pasikalbėti, pasižiūrėti, ar ten tikrai tokia rimta problema. Ir taip, tai buvo tikrai problema, jinai buvo tikrai užsikabinusi kaip reikia, ne vaikiškai, kaip mes sakome. Ir vėlgi, mes irgi, kai dirbame, mes stengiamės surasti priežastį. O priežastis buvo po to, kai išaiškėjo, o mes tą priežastį suradom per įvairias terapijas, dramos terapijas, nes vėlgi vaikas neatsisės ir nereflektuos, kaip jis jaučiasi. Jeigu klausi, kaip jaučiasi, sakys normaliai, ar gerai, okei. Tai reikia rasti tą prieimą per žaidimus, per įtraukimą į kažkokias veiklas. Tai mes turime tokią dramos terapeutę, kuri įtraukia tuos paauglius. Ir jinai išsipasakojo, pati to nesuprasdama, tą priežastį, kad pasirodo, jinai turėjo nuo darželio laikų draugę, jos kartu darželį lankė, po to perėjo į mokyklą ir gavosi taip, kad įsimylėjo vieną tą patį berniuką. O kai įsimylė, reikia kažkaip vieną iš kitą geresnei pasirodyti. Čia ne šiaip savo juokas. Ir jos norėdamos būti labai jau tokios įdomios tam berniukui, aišku, pradėjo rūkyti kartu su juo, ten jam siūlyti, jisai joms. Žodžiu, tokia paprasta taisyklė. Ir mes, kai su ją kalbėjomės, mes bandėm suprasti, kodėl tas rūkimas yra tas būdas savęs tokio reprezentavimo. Ir jinai pasipasakojo, kad šiaip jinai labai yra intravertiška, jį sunku bendrauti. Jinai nežino, kaip pradėti tą, pavyzdžiui, paprastą pokalbį, kokias temas, jinai nesaugiai jaučiasi kalbėdama. Tai kokią žinutę mums siunčia, kad mes turim skirti vaikams paprastiem dalykam, apie kokias temas galim šnekėti, kaip komunikuoti, žodžiu, viešojo kalbėjimo įgūdžius lavinti, kad jie labiau savimi pasitikėtų ir tokiu būdu kurtų savo savivertę. Tai va čia yra vienas iš irgi prevencijos tikslų, ne gąsdinimas, ne demonstravimas, kas blogai, bet mokymas kelti savo savivertę. Šiaip iš tikrųjų kartais atrodo, kad jie labai pasitikė savimi. Bet tai yra tik tai kiautas. Prakapščius tą kiautą iš tikrųjų nieko jie nepasitikė. Vat būtent mums tas įvaizdis susidaro todėl, kad jie bando tom visom priemonėm tą pasitikėjimą sukurti, bet ne pačiu kaip asmenybę. Tai mūsų tikslas turėtų būti kurti tą pasitikėjimą. Ir kaip irgi minėjau, kad labai svarbu parodyti tą alternatyvą kažkokią. Tai vėlgi papasakosiu vieną iš savo pavyzdžio su studentais. Kartais studentai irgi, aš labai džiaugiuosi, kai jie nebijo po paskaitų prieiti ir papasakoti ir savo ten, kas jiem gyvenime buvo, kas padėjo, kas nepadėjo mokyklose ar kažkur. Ir viena mergaitė man papasakojo, kad jinai rūko ir jinai labai norėtų mesti. Sako, gal jūs man galite padėti? Ir aš, aišku, kad ten kaip dėstytojai vakarėjau, ten po paskaitų galvoju, gerai, trumpai su ją pakalbėsiu. Ir tiesiog uždaviau paprastą klausimą, o papasakok, kaip tu rūkai? Kada tu nori atsikėlusi ryte ar kažkaip. Ir jinai pati pradėjo pasakoti, kad jinai atsikelia ir išeina iš namų, užeina už namo kampo
tada išsitraukia tą cigaretę. Atviniojom truputį siūlo kamuolį į jos jaunystę, tai pasirodo, jinai už to kampo, kai užeidavo, susitikdavo ten su klasiokais ir žinoto, kad jų tėvai už to kampo nemato, jie visi įsitraukdavo tas cigaretės ir rūkydavo. Tai čia yra toks kaip įprotis. Ir mes su ją sugalvom, kad reikia į tą įprotį pakeisti kitu. Jinai nusipirko labai gražią gertuvę, prisipildavo ten ar tai smučių kažkokiu, ar tai vandens, ar dar kažko, ir kai užeidavo už kampą, jinai išsitraukdavo tą gražią gertuvę, kad, toks irgi būtų malonus tas veiksmas. Ir taip jinai ilgainiui sakė, tikrai pati nesupratau kaip, bet labai greitai mečiau rūkyti. Aišku, čia toksai pavyzdys, iš lengvųjų tų pavyzdžių, aišku, kai yra tos situacijos sudėtingesnės, reikia sudėtingesnių sprendimų, bet čia tiesiog kartais galime netgi tokius pavyzdžius turėti galvoje ir jeigu matom, kad galim kažko pakeisti, pasiūlyti, padėti, nes kūrybiškumas tikrai labai padeda. O jeigu dar paskutinį tą rizikos veiksnį, su kuriuo sunkiau, tai yra sveikatos sutrikimai. Deja, bet kai kurios psichikos ligos gali nulemti narkotikų vartojimą ir atvirkščiai. Narkotikų vartojimas gali nulemti kai kurias psichikos sveikatos ligas ar sutrikimus. Ir mes nežinome, kaip ne visada galim pasakyti, kas pirma. Višta ar kiaušinis, kiaušinis ar višta, tai lygiai taip pat yra ir su tuo vartojimu. Ar vartoja dėl to, kad bando pabėgti nuo patirčių, kurias sukelia kažkokia psichikos liga, pavyzdžiui, šizoafektiniai sutrikimai. Ar vartojimas išprovokavo tas psichikos ligas. Ir čia tikrai, žinokit, Lietuvoje mes, ir ne tik Lietuvoje, aš kalbėjusi su nemažai kolegų, tai nėra stebuklingų metodų, kadangi psichikos sutrikimų daugėja, ar čia mūsų diagnostika gerėja, aš nežinau, ar mes gyvendami geriau turime tokią kainą mokėti, bet yra kaip yra. Ir iš tikrųjų, tas savalaikis irgi atkreipimas dėmesio į psichikos sutrikimus, į psichikos sveikatą tikrai labai padeda savalaikiai sureaguoti. Tai čia nebijoti kreiptis pagalbos tiek pas psichiatrus, tiek pas psichologus, kai to reikia, netidėlioti. Nes mes vis tik tai Lietuvoje turim tą visuomenę kultūriškai, kuri viską darys, bet pas psichiatrą ir psichologą neis labai ilgai. Nes bijo kažkokių pasekmių, etikečių, tai jokia etiketė tiek nepakenks, kiek uždelsta psichikos liga. Ir taip pat mes turime tikrai situacijų, kada yra traumos įvairios. Tai gali būti ir seksualinės traumos, ir smurtas, ir, labai daug įvairiausių gyvenimiškų atvejų, kur tikrai tas traumuojantis įvykis, vaikas su juo nemoka susitvarkyti ir suaugusieji nemokam su traumom tvarkytis. Tai ko mes norim iš tų paauglių? Tai taip, jie gyvendami su ta trauma bando ieškoti, kaip pabėgti iš to pragaro, iš tų minčių ir griebiasi tam tikrų psichoaktyvių medžiagų. Tai čia jau žinoma, kad ne prevencija, o gydymas su psichoterapija pats veiksmingiausias, bet vėlgi, kad tai būtų ta pagalba prieinama ir gaunama. Ir apibendrinant ir siunčiant tas pagrindinės žinutes, apibendrinamasias žinutes, tai tėvai ir jų įsitraukimas yra labai svarbus. Tėvam taip pat reikia dar netgi daugiau ir numerių 1 įvairių konferencijų, pranešimų, kad jie žinotų, kas tai yra, kad jie turėtų tą pačią naujausią informaciją ir galėtų laiku reaguoti, nes šeima yra didžiausias apsauginis veiksnys. Ir jeigu mes kuriame kažkokias intervencijas, ar tai prevencijoje, ar jau gydyme, tai kas yra svarbu, tai svarbu, kad jos būtų įdomios ir patrauklios jaunimui. Mes kartais suaugę galvojam, kad gąsdinimas padės, bet gal mums ir padės suaugusiems, jaunimui nepadės. Tai suprasti jų pomėgius, jų prioritetus ir kurti tai, kas jiems yra aktualu. Ir komunikacija. Komunikacija, pasitikėjimo įgijimas ne per gąsdinimus, ne per moralizavimus, o šito reikia mokintis, čia nėra taip paprasta. Užduoti atvirą klausimą ne visi moka, kuris skatintų kalbėti. Tai pradėkime nuo to, kad galbūt išsakykim poreikį, kad reikia kažkokių komunikacijos mokymų ir tėvam, ir vaikam, kaip tuos klausimus užduoti, kaip paskatinti vienus kitus kalbėti. Ir žinoma, kad kuo daugiau mūsų specialistų, tėvų susibūrėme, tuo, žinoma, didesnė ta bus parama ir pagalba. Tai jau visai pabaiga, kaip matote, vėl grįžtu prie tos skaidrės, nuo kurios ir pradėjau.
Tai kai turime paauglį su jo visais ypatumais, tiek ir amžiaus, tiek ir aplinkos, kad nepasimestumėm, bet kiekvieną tą iššūkį primtumėm ir sakytumėm, kad mes galim daryti, mes galim padėti, mes suprantam, kaip tu jautiesi, mes suprantam, kaip tau yra svarbus bendramžiai, mes suprantam, kad tu ieškai tų potyrių ir skirdami laiką jam bandyti sumažinti tas visas pasiekmes. Tai ačiū klausiusiems tiek nuotoliu, tiek auditorijoje. Ir nežinau, čia dabar Ačiū už tas laikas klausimą. Ja. Aš kol nuotoliu dar galvojat klausimus, gal ir daugiau kolegos turės, tikriausiai ir tėveliam, ir mokytam aktualu, kaip mes galėtumėm atpažinti, iš kokių požymių atpažinti, kad galbūt galimai vaikas vartojo. Ačiū, daktarė Sigita, tikrai labai geras klausimas, bet dėja, mes šitą klausimą mes labai nemėgstam dirbantys specialistai. Nes, kaip ir minėjau, tos psichoaktyvios medžiagos jos iš tikrųjų yra taip pasikeitę, kad jų poveikio nuspėti yra labai sudėtinga. Nu, bet gal tokie klišiniai, kas galbūt visiems padėtų, tai bet koks besikeičiantis jūsų vaiko elgesys jau turėtų būti signalas, kad reikia atkreipti dėmesį. Tai nebūtinai vartojimas gali būti, bet vis tiek kažkas jau vyksta ir mums reikia atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, nuotaikų kaita, nemigas, pernelyg susikoncentravimas į save. Tai gali būti ir depresijos, ir kitų psichikos sutrikimų, bet tai vis tiek mes jau turim atkreipti. Anksčiau buvo paprasta, mes galėdom pagal ryžius pasakyti, pagal viską, dabar dėja, bet sintetiniai narkotikai jie tokių akivaizdžių neduoda. Jie gali būti mažai pastebimi, na vėlgi galbūt į akis labiau dėmesį atkreipti, vėlgi labiau paraudonavę tos akys, nors irgi gali nuo skaitimo paraudonuoti ir nuo tų pačių ekranų. Tai bijau, kad neturiu atsakymo, nes mes patys turėdami vaikus ne visada. Bet atkreipkite dėmesį tai, kas jo kuprinėje, vėlgi jeigu neaiškus visokie kristalai, kvapnios medžiagos, vietoj Haribo, Habibos, tai kažkoks, tik patys neragaukit. Tai pasižiūrėkit, kažkokie atsiranda daiktai, neaiškus, nu atkreipkite dėmesį, nepulkit, žinoma, kaltinti, kažkaip moralizuoti, bet pabandykit pasižiūrėti, pasidomėti, pasikalbėti, pasiskambinti galų gale specialistam ir pasakyti, ką jūs matote ir ar tai galėtų būti kažkoks signalas. Labai buvo įdomu klausytis, aš visą lapą susikonspektavau ir labai gerų minčių, būtinai parašysiu straipsnį, kas susijęs su mūsų šia konferencija ir tikriausia kiekvienas tėtis, mama, mokytojas išgirdot, kaip yra svarbu pačio vaiko sąmoningumas, kad jis viduje turėtų, kaip aš vadinu, stuburą vidinį, kad pasitikėtų savimi ir pats savo viduje turėtų žemėlapį, kuris būtų labai aiškus ir rinktųsi nevartoti, bet rastų kitų pozityvių būdų, kaip būti reikšmingų, kaip užmegzti santykį, kaip susidraugauti su kitais. Ir vidinis stresas, tikrai taip, pritariu visom gerbiamos Aušros išsakytom mintim. Šiandien ir mes, tėvai, mokytojai, taip pat mūsų toks bendravimas yra įtemptas, kad viduje jaučiame labai didelę įtampą ir vaikam visą tai perdodam. Mane labai nustebino pačios atliktas tyrimas. Maniau, kad priežastis, kodėl vaikai jaučia vidinę įtampą, kaip gerbiama Aušra minėjo, yra egzaminai, yra santykiai su draugais, bet pirmoje vietoje 85% jaunuolių išskyrė, kad tai yra santykiai su tėvais. Kad koks paradoksas, kiekviena mama ir tėtis stengiamės būti pačiais geriausiais tėvais, stengiamės, kad mūsų vaikam būtų gerai, bet taip, kaip mes jiem parodom savo meilę ir rūpestį, mes keliam jiem didžiausią stresą. Tai šita žinutė mane nustebino, dariau ir gilesnius tyrimus kokybinius ir rengiu šiai dienai mokslinį straipsnį. Tie žodžiai, netgi žvilgsniai, kaip mes vaikus palaikom. Motyvai mūsų geri, bet būdai ir priemonės, kuriuos taikom, kurdami ryšį su vaikais, kelia vaikam vidinę įtampą ir stresą. Labai dėkinga Aušrai ir savo pranešimą, kai ruošiau, irgi atliepsiu iš edukacinės pusės tam tikrus momentus. Pavyzdys mūsų,
tikrai visuomeniai šiandien jaunuoliam, vaikam, paaugliam labai trūksta gerųjų pavyzdžių. Tiek elgesio, tiek tarpusavio santykių, kaip mes bendraujam vieni su kitais. Vien tie skaičiai, skyrybų skaičiai ir ta bendroji kultūra, kurią mes bendraujam, ugdymo įstaigos atstovai su šeimom, ne visada yra paremtas tas bendravimas pagalba, parama. Labai dažnai girdžiu iš tėvelių tą poziciją, iš ekspertinės pozicijos bendrauja vieni su kitais. Tai šitoj vietoj vaikai mus stebi, visur stebi. Ir mūsų emocijas, išraiškas ir tie pavyzdžiai, tuos pavyzdžius jie perima. Taip, tai dabar jau matau, kad yra mūsų kita pranešėja, bičiulė, bendrų rūpesčių bendražygė. Turėjom pranešėja, kuris visą spektrą mum tyrimų atskleidė, Respublikinio priklausomybės ligų centro direktorė gerbiama Aušra Širvinskienė, ir tokį globalų mūsų Lietuvos vaizdą nupiešė. O dabar kviečiam gerbiamą Jolantą, kuri pasidalins, kaip vyksta mažesniuose Lietuvos miestuose, būtent Plungėje, pagalba šeimom, jautriom šeimom. Kiekviena savivaldybė Lietuvoje turi savo tradicijas. Ir gerbiama Jolanta pasidalins, kokią pagalbą gauna šeimos, tos, kurios susiduria su tam tikrais rūpesčiais. Tai gerbiama Jolanta bus nuotoliu. Labą dieną, tariu visiems konferencijos dalyviams, organizatoriams, smagu prisidėti prie šios dienos darbų ir tikiuosi pavyks man pasidalinti skaidrėmis paruoštomis. Ir kaip Sigita minėjo, kad iš tikrųjų šio pranešimo yra keli aspektai. Mes trumpai pakalbėsiu apie būtent projektą, kuris buvo vykdomas bendrai kartu su Kupiškio ir Plungės rajonų savivaldybėmis. Taip pat ir nukrypsiu tą temą link mūsų Plungės rajonų iš tikrųjų teikiamų kompleksinių paslaugų. Na ir trečioji dalis tai turėtų būti iš tikrųjų, kas nutinka, kai tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai pradeda silpnėti ir kas tai įtakoja. Bandysiu pasidalinti, Sigita, jeigu man nepavyks, gal pagelbėsit, aš dabar tada dalinuosi, ne? Bandykit, Jolanta. Bandykim, tuoj pat. Na pačioj share. Jo, share. Dabar, ką aš čia darau, pati nematau. Aha, o dabar ar matosi? Matosi. Dar gerbiama Jolanta, jeigu tą rėmelį, kur skaidrės, dabar labai gerai. Dabar gerai. Taip. Kaip ir minėjau, mano pranešimo tema yra laimingų tėvų, laimingi vaikai. Ir būtent į šį pranešimą iš tikrųjų pereisiu per visas tas mūsų sėkmes, nesėkmes, kas įtakoja, kas nulemia mūsų vaikų laimingumą, taip pat ir tėvų įtakoja. Dabar bandysiu pasižiūrėti, ar man toliau kažkas vyksta, ne? Ir galiu toliau tęsti. Kaip ir minėjau, šiais metais yra įgyvendintas Plungės rajono savivaldybės ir Kupiškio rajono savivaldybės projektas Laimingų tėvų, laimingi vaikai. Ir šio projekto tikslas yra teikti kompleksinės paslaugas vaikams ir jų šeimoms, kurios yra patiriančios ar patyrusios smurtą artimoje aplinkoje, būtent minėtų rajonų savivaldybėse. Šio projekto metu buvo teikiamos šios paslaugos, paruošta metodinė medžiaga tėvams ir kitiems ugdytojams apie smurto artimoje aplinkoje atpažinimą ir pagalbą, parengtas klausimynas, kurio pagalba galima identifikuoti smurtą šeimoje patyrusiems ir patiriantiems problemų ratą, taip pat identifikuoti esminę problemą ir kitą klausimyną, kurio pagalba galime identifikuoti daromą šeimos narių pažangą, siekiant šeimos gerovės. Taip pat yra trečias punktas paminėtina, kad paruošta atmintinė vaikams ir paaugliams apie smurto atpažinimą artimoje aplinkoje ir kai yra, kur galima kreiptis su tuo susidūrus, kai reikalinga ta pagalba. Taip pat būtent savipagalbos įgūdžių stiprinimas yra pasitelkiant psichologo pagalbą ir smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir savipagalbos stiprinimas. Savipagalbos ir bendrystės jausmų su kitomis šeimomis patyrusiomis ir patiriančiomis smurtą artimoje aplinkoje stiprinimas.
Savipagalbos ir bendrystės jausmo su kitomis šeimomis patyrusiomis ir patiriančiomis smurtą aplinkoje stiprinimas yra labai svarbu vien tam, kad iš tikrųjų mokymų metu ir paaiškėjo mūsų bendravimo metu, kad labai svarbu yra nebijoti pasakyti, pakalbėti apie tai, iš tikrųjų, kad nesijausti vienišam, kad yra turintis tokių problemų. Yra tokių žmonių, kurie turi tokių problemų ir yra pagalbos būdų, kuriuos mes galim tas problemas padėti veikti. Taip pat yra iš tikrųjų šios programos dėka buvo ir paruošta prevencija vaikų psichiką mažinančių medžiagų vartojimui ir tuo būdu yra stiprinamas tėvų ir vaikų palaikantis tarpusavio ryšys, tėvų pagalba vaikui, greitas konfliktų sprendimas ir mokymasis iš savų klaidų. Na, o toliau, kaip ir minėjau, pereisiu konkrečiau apie kitas mūsų tas kompleksinės paslaugas, kuriuos mes teikiame Plungės rajono savivaldybės gyventojams. Šis projektas mūsų yra pradėtas įgyvendinti antras etapas nuo praėjusių metų ir į tą projektą sėkmingai yra įtraukiamos šeimos, pavieniai asmenys iš tikrųjų ir čia būtent tas paslaugas gali gauti visi mūsų rajono gyventojai, kurie patiria psichologinius įvairius, socialinius ar krizių, kokias tai išgyvena krizes ir kitus sunkumus šeimose ar asmeniškai. Šios mūsų kompleksinės paslaugos iš tikrųjų yra suplanuotos ir numatytos, kurias mes ir galim teikti, tai yra individualios ir grupinės konsultacijos asmenims patiriantiems sunkumų, savitarpio pagalbos grupių organizavimas, socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas, tėvystės mokymai, socialinių įgūdžių, šeimos mediacijos, šeimos konsultavimo, asmens šeimos namuose, pavėžėjimų paslaugos šeimoms, kurie negali patys savarankiškai atvykti į tas paslaugas, bei organizuojame vaikų priežiūros paslaugas, kai vaikų tėvams yra teikiamos tokios paslaugos. Na, iš tikrųjų, šias veiklas mes suplanuojame pagal poreikį, atsižvelgiam į pageidavimus, į norus tų klientų, gyventojų, asmenų, kurie būtent ir dalyvauja tose kompleksinėse paslaugose. Viena iš tikrųjų mums labai pasiteisinusi paslauga yra šeimos mediacija, kurią mes ir turime vykdyti, tai yra neteisminė mediacija, tai nėra teisinė pagalba, tai yra tiesiog ta mediacija, kurią mes stengiamės tėvam padėti pasiekti tarpusavio supratimo. Taip pat iš tikrųjų visa ta mediacija yra tikslinga teikti ir taikyti būtent šeimoms, tėvams, siekiant išsaugoti santykius kartu nebegyvenantiems tėvams su vaiku. Ir iš tikrųjų ta mediacija tai yra toks procesas, kai neutraliai, nešališkai turi tarpininkauti ir siekti padėti susitarti dėl bet kurių tai iškilusių problemų ir rasti joms geriausią sprendimą. Mediacija yra taikoma, jei bent vienas iš poros yra tvirtai apsisprendęs skirtis arba jau išsiskyrė ir su kitu iš tėvų turi neišspręstų konfliktų dėl rūpinimosi vaikų. Savitarpio pagalbos grupės. Savitarpio pagalbos grupės iš tikrųjų yra vykdomos ir vyrams, ir moterims, kuriems tų pagalbos grupių dėka yra pasitelkiant ir dailės terapiją, yra padedama atsiverti, atsiskleisti, save pažinti ir tarpusavį bendrauti daugumai vyrų ir moterų. Ta praktika iš tikrųjų labai pasiteisina, yra naudinga. Ir kuo iš tikrųjų matom, kad ir poreikis aktyviai įsitraukia mūsų gyventojai į tokias pagalbos grupės. Na, iš tikrųjų, prie tų visų mūsų ir paslaugų labai yra svarbu gauti ir individualias psichologo konsultacijas, kai kada iš tikrųjų yra organizuojami ir grupiniai užsiėmimai. Taip pat būtent visi mūsų užsiėmimai, konsultacijos yra organizuojamos atliepiant mūsų gyventojų poreikius.
Na, o iš tikrųjų prisijungti tai pozityvios tėvystės mokymus taip pat galima ir gyvai, ir nuotoliniu būdu, yra sudaromos galimybės, iš tikrųjų žiūrima lankščiai ir galbūt po darbo valandų, ir galbūt savaitgaliais, ir tai atliepia būtent irgi mūsų gyventojų visą reikalingą poreikį paslaugų. Dažnai iš tikrųjų ir pasitaiko tų atvejų, kai tėvai kreipiasi dėl nutrūkusio ryšio su vaikais, kai yra susilpnėjęs ryšys, kai iškyla įvairiausių elgesių problemų vaiko auklėjime, tai iš tikrųjų tada yra puikia galimybė kreiptis ir gauti atitinkamą pagalbą šiom problemom spręsti. Socialinių įgūdžių stiprinimas pasitelkiant saviraišką. Čia iš tikrųjų tą būtent įgūdžių stiprinimą yra daugiausiai traukiami vaikai ir paaugliai, kurie iš tikrųjų mokosi spręsti konfliktinės situacijas, gvildena, analizuoja, taip pat suprasti, atjausti ir kitus, išreikšti savo emocijas per bendravimą, vienas kito pažinimą. Ir tai yra puikia galimybė vaikams ir paaugliams taip pat susirasti naujų draugų, kur ne visada toje aplinkoje prieš tai gal ir buvo, su kuriais ir mažiau bendravo, taip pat atsiskleisti ir pažinti daugiau vienas kitą. Na, iš tikrųjų, kaip ir minėjau, iš tikrųjų atsiranda problema tada, kai kas nutinka, kai tėvų ir vaikų tarpusavio ryšys susilpnėja, o jis susilpnėja turbūt nuo įvairiausių priežasčių priklausomai. Tai viena iš turbūt tai yra mūsų visų psichotropinių medžiagų vartojimas. Tai iš tikrųjų tai yra medžiagos, kurios paveikia žmogaus psichiką, sutrikdo žmogaus elgesį ir gali sukelti psichinę ar fizinę priklausomybę. Taip pat paminėtina, kad psichoaktyviųjų medžiagų samprata apima ne tik narkotikus veikiančius psichiką, bet ir alkoholį, tabaką, kofeiną bei visas lakiąsias medžiagas. Na, o kas nulemia tą mūsų psichoaktyviųjų medžiagų poveikį? Tai iš tikrųjų tos medžiagos sudėtis ir vartojimo būdas, ir dozės suvartotos, pati vartojančio asmenybė, nusiteikimas ir būtent ta vartojimo aplinka ir kiti veiksniai, kurie įtakoja mūsų tokį, iš tikrųjų, tą dieną situaciją. Na, ir iš tikrųjų yra daug atlikta įvairiausių turbūt ir tyrimų, analizių, kodėl vaikai pradeda vartoti tas psichoaktyviąsias medžiagas. Ir minėtina, kad pagrindiniai yra 2 rizikos veiksniai, tai turbūt yra biologija ir aplinka. Prie biologijos priskirtume ir paveldimumą, ir lytis, ir psichikos sutrikimai nulemia. O iš aplinkos iš tikrųjų mes irgi daug esam priklausomi savo aplinkai, tai galbūt ir ta mūsų namų aplinka nulemia, ir šeimos įtaka, taip pat bendraamžiai, su kuo mes bendraujam, su kuo draugaujam, pačios bendruomenės požiūris, na ir turbūt tas nemotyvacija mokytis gerai ir tas blogas mokymasis dar įtakoja mūsų būtent vieną iš tų pasirinkimų pradėti vartoti psichoaktyviąsias medžiagas. Na ir kas nutinka būtent vartojant tuos narkotikus? Iš tikrųjų, narkotikų poveikis yra labai didelis ir pirmiausia smegenų veiklai, tai labai dažnai tada išsivysto ta priklausomybė, su kuria jau reikia ne su pasekmėm, o jau dirbti su pasekmėm, o ne su būtent ta situacija, kai viskas vyksta ir žmonės yra sergantis ir jaunimas. Kokie yra narkotikų vartojime? Turbūt daugum mes ir žinom tos etapus, bet visada yra puiku ir, manau, naudinga prisiminti ir pakartoti, kokie yra etapai. Tai vienas pirmučiausia būtų paminėti reikėtų eksperimentavimas, kai ir jaunimas, ir galbūt paaugliai pradeda eksperimentuoti, tiesiog vedami smalsumo, norėjimu sužinoti, kaip veikia, kaip reaguos organizmas, kaip draugui buvo, galbūt ir iš aplinkos kažkam, kaip paveikia būtent tas vartojimas, pabandymas, eksperimentavimas narkotinių medžiagų. Taip pat galim paminėti, kad yra ir ankstyvasis problemiškas vartojimas. Ir šiuo atveju narkotinės medžiagos vartojimas, kai jau yra reguliariai, dažniausiai tai būna savaitgaliais. Ir tas vartojimas jau darosi problematiškas, tai rodo besivystanti ta tolerancija ir žmogus
nebereaguoja į narkotikus taip, kaip reagavo pačioje pradžioje, o siekia iš tikrųjų vis didinti tą narkotikų dozę, lyginant su pradėjusiu nuo pradžios, pradedant vartoti. Problemiškas vartojimas, kai yra vartojama reguliariai ir dažniau, ne tik savaitgaliais, per pasilinksminimus, ir taip pat didėja organizmo tolerancija būtent vartojimui, sunkėja neigiamos pasekmes, gali prasidėti ir depresija. Iš tikrųjų, tada būtent dauguma tų narkotikų, sukeldami toleranciją, gali sukelti ir priklausomybę. Na, turbūt reikėtų perėti ir toliau kalbėti, kai jau tada nuo problematiško to vartojimo mes jau pradedam piktnaudžiauti tuo mūsų narkotinėm medžiagom. Alkoholis ir narkotikai yra vartojami impulsyviai, paprastai kasdien. Priklausomybė tai yra toks asmens elgesys, kai narkotinių medžiagų vartojimas jam tampa daug svarbesnis už to jo elgesį ir veiksmus, kuriuos jis mėgo anksčiau. Ir tada atsiranda iš tikrųjų stiprus priklausomybės rodiklis, asmens potraukis, nenugalimas noras vartoti psichoaktyviąsias medžiagas. Per pastarąjį dešimtmetį išpopuliarėjo nauji elektroniniai tabako ir nikotinų vartojimo būdai – garinimas ir kaitinimas. Pagrindinis skirtumas tarp elektroninių gaminių ir tradicinių cigarečių yra tai, kad elektroniniuose gaminiuose nėra degimo proceso. Šiuo metu galima išskirti du populiariausius gaminių tipus – kaitinamojo tabako gaminius ir elektroninės cigaretės. Čia yra paveikslėlis pavaizduoti, kaip jos atrodo, kad mes galėtume ir atskirti, nes iš tikrųjų kairiai pusėje esantis paveikslėlis turbūt nemačiusiam ar nesusidūrusiam yra sunku atpažinti, koks čia yra iš tikrųjų būtent tas prietaisas. Elektroninė cigaretė yra dar vienas iš būdų nikotino vartojimo. Elektroninė cigaretė tai yra elektroninis inhaliatorius skirtas specialiems tirpalams garinti, kurie imituojamas tabako cigarečių rūkymas. Jinai yra pagaminta iš kaitiklio kapsulės, kurioje yra skystis ir maitinimo elementas. O užpildai būna įvairiausi specialiai paruošti tirpalai, kuriuose yra nikotinų ir kitų aromatinių medžiagų. Iš tikrųjų, kaip ir žinoma, kuo bus užpildyta elektroninė cigaretė, tuo ir bus ją sukvėpuojama. Elektroninių cigarečių sudėtyje nėra tabako, tačiau dažnai yra nikotino. Ir elektroninė cigaretė tai yra nikotino pateikimo kvėpavimo takus ir plačius sistema, kuri padeda įkvėpti nikotino ištirpinto maisto papildo garus. Tačiau pastarasis, nors ir naudojamas maisto pramonėje bei kosmetikoje, tačiau gali dirginti odą, gleivinę, o didesniais kiekiais stipriai pakenkti sveikatai. Matot, kaip ir propilglikolis yra pramoniai naudojamas kaip antifrizas ar stabdžių skystis. Pagrindinis skirtumas yra nuo paprastų cigarečių, kad elektroninėje cigaretėje yra naudojama nikotino druska. Tai reiškia, kad nikotinas maišomas su benzoninė rūgštimi, o jį kaitinama išskiria benzeną, kuris yra pirmojo tipo kancerogenas. Tai yra užkoduota onkologinė liga. Elektroninės cigaretės veikia ir plaučius, bet didelė tikimybė susirgti yra ne plaučių, o kraujo vėžių, nes benzenas veikia per kraują. Elektroninių cigarečių skoniuose taip pat būna diacetilo, kuris valgomas yra visiškai nekenksmingas, tačiau kaitinamas kenkia plaučiams, pažeidžia alveoles ir sukelia vadinamąjį spragėsinių plaučių efektą. Skoniai taip pat dažnai turi vitamino E acetato. Tęsiant apie mūsų gaminius, apie narkotinės medžiagas, tai paminėtina ir kaitinamojo tabako gaminių sudėtyje, kuriame yra tabako, jis yra kaitinamas, kol išsiskiria aerozolis, o šio įkvėpus į organizmą patenka nikotinas. Gaminiai yra priskiriami būtent prie naujoviškų tabako gaminių kaitinamųjų bedūmių. Ir paveikslėliuose matote, kurios yra tos kapsulės be tabako, pakeitė naujos veoroipos augalas, tradiciškai žinomas kaip raudonoji arbata.
Dabar iš tikrųjų dar truputėlį apie aikos. Aikosas tai yra iš esmės kaitinamasis tabakas, tai yra naudojamas pats tabakas kaip ir cigaretėje. Tačiau papildomai naudojamas prietaisas, kuris kaitina tabaką. Mes į save įtraukime tokiu būdu išskiriamą aerozolį. Paprastai vertinant, iš pradžių paprastoje cigaretėje nikotino bus daugiau, bet degimo metu cigaretėje skyla mažiau daugiau nikotino, jis tiesiog sudega. O su kaitinamuoju tabaku nikotino išlieka praktiškai tiek pat, tad jo įtraukima žymiai daugiau. Skiriasi ir sudėtis. Taip, anglies oksido kaitinamajam tabake yra mažiau, tačiau yra daugiau kitų kenksmingų medžiagų. Gaila, bet dar nežinome tikro ilgalaikio tokio produkto poveikio, nes jis rinkoje dar neilgai. Tam dar prireiks laiko. Pasirodo, aikos naudojamas plasmasinis filtras lydusi prie 90 laipsnių temperatūros. Ir kaista iki 250 laipsnių temperatūros, o prie 340 laipsnių temperatūros išsijungia. Tad kiekvieną kartą rūkant vyksta plastiko tirpimas, o šio proceso metu išsiskiriama medžiaga metabolizuojasi mūsų kepenyse ir jos yra labai pažeidžiamos. Na, o čia iš tikrųjų paveikslėlis parodo, kaip nikotinas veikia mūsų smegenis. Matote, iš esmės, kad nikotinas patenka iš elektroninių cigarečių į smegenis ir tada smegenis išskiria malonumo, pasitenkinimo hormoną dopaminą. Ir kai negauna smegenis nikotino, jos nustoja išskirti dopaminą ir tada prasideda abstinencija, nenumaldomas noras rūkyti ir tiesiog tai yra jau darosi nebevaldomos situacijos ir didelis rizikos priklausomybėm. Iš tikrųjų, čia truputėlį yra skaidriai įdėta ir apie mitą, kad vis dar nemanoma, kad elektroninės cigaretės vaikams rūkyti galima ir tai yra tikrai yra mitas. Na, o kalbant apie faktus, tai elektroninių cigarečių vartojimas be ar su nedideliu kiekiu nikotino jauname amžiuje lemia įprastų cigarečių rūkimą ateityje. Paauglių smegenys dar nėra visai susiformavusios, todėl priprasti prie pastovaus rūkimo yra lengviau. Na, čia yra iš tikrųjų atmintinį vartotojams, nežinau, turbūt kaip ir skaidrėm bus pasidalinta, aš galbūt čia visų neskaitysiu visos atmintinės, bet tiesiog žiniai, žinojimui, manau, yra labai svarbu prisiminti, pasikartoti tą informaciją, kuri yra šiuose atmintinėse. Na ir iš tikrųjų dar kaip ir kiekvienas turbūt ir cigarečių, tabako, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas turi didelę įtaką ir mūsų psichikos sveikatai. Tai reikėtų paminėti, kad elektroninių cigarečių naudojimas yra siejamas su impulsyvumu, nuotaikų sutrikimais, nerimu, savižudybe ir depresija bei didina jautrumą stresui. Remiantis 2019 metų tyrimu, kuriame dalyvavo beveik 30 000 dabartinių elektroninių cigarečių vartotojų vyresnių 18 metų, dažnas garinimas yra susijęs su dar didesnė tikimybė 2,4 kartų diagnozuoti depresiją, palyginti su tais, kurie niekada nenaudoja elektroninių cigarečių. Mokslininkų tyrimai parodė, kad garinimas yra reikšmingai susijęs su didesniu aktyvumo ir dėmesio sutrikimų simptomų lygiu, o priklausomybė nuo nikotino koreliuoja su didesniais nerimo simptomais. Elektroninės cigaretės dažnai naudojamos kaip įveikos strategija, kenčiantiems nuo streso, depresijos, nerimo ar kitų psichikos sveikatos sutrikimų. Tačiau tai gali dar stipriau paaštrinti simptomų išreikštumą. Nikotinas nutraukia smegenų dopamino kelią, todėl depresijos simptomai dar labiau sustiprėja. Ką turėtų žinoti tėvai apie elektroninės cigaretės? Iš tikrųjų, turbūt matydami šiai dienai situaciją ir žinodami, kokios yra situacijos ir mūsų rajone, nepaslaptis, ir kitose, ir ugdymo įstaigose, įvairiose jaunimo susirinkimo vietose, kad elektroninių cigarečių vartotojų amžius labai jaunėja. Iš tikrųjų, kai kurie jau ir 13-mečiai ir jaunesni, jau ir pradinių klasių mokiniai, vaikai yra bandę vartoti elektroninės cigaretės. Elektroninių cigarečių vartojimą gali būti sunku pastebėti, nes daugelis cigarečių mažai kuo skiriasi nuo USB atmintinių ar įprastų rašiklių. Todėl tėvams be galo reikia būti budriems, stebėti, žiūrėti, kad atkreiptume dėmesį, ką mūsų vaikai turi kuprinėje ar kišenėje, ar tiesiog
akilai neprarasti to budrumo, kasdien žiūrėti. Elektroninių cigarečių veikimo principas yra skysčio kaitinimas, todėl jos gali būti panaudojamos bet kokiu psichoaktyviųjų medžiagų rūkymui. Taip pat elektroninės cigaretės yra naudojamos skysčiuose ir jų garuose aptinkami įvairūs metalai - alavas, švinas, nikelis ir chromas. Garinimas skirtas ne tik nikotinui ir kitiems legaliems produktams vartoti. Tai sintetiniai kanabinoidai, tai grupė sintetinių psichoaktyviųjų medžiagų, kurios veikia per kanabinoidinius receptorius ir gali imituoti kanapėse esančios psichoaktyvios medžiagos tetrahidrokanabinolio sukeliamą psichoaktyvų poveikį. Sintetiniai katinonai - tai grupė sintetinių psichoaktyviųjų medžiagų, kurios yra panašus į arabinę medų sūne esančią aktyviąją medžiagą. Žiurknuodžiai - tai patekimas į organizmą sukelia kraujavimą, ar tai būtų kraujavimas iš dantenų, ar išsiskiriantis su šlapimu, tarkim pilvo skausmas, atsiradęs dėl vidinio kraujavimo, ar iš nosies kraujas, iš akių. Jeigu kraujospūdis padidėja, netgi tą patį kanabinoidą sumaišius su žiurknuodžiais gali būti, kad įvyks kraujavimas į smegenis. Galimi įvairūs nelaimingi atsitikimai. Jei garinant įtraukiama per stipriai, į burną gali patekti skysčio, kuriame esantis nikotinas gali būti netyčia nuryjamas ar rezorbuotis per burnos gleivinę. Tai gali sukelti apsinuodijimų simptomus. Pildant ar keičiant elektroninės cigaretės kasetes, skystis gali būti prapiltas ant rankų. Jei skystyje yra nikotino, jis taip pat gali rezorbuotis per odą. Elektroninės cigaretės yra pavojingos vaikams ir paaugliams. Kadangi skystyje esantis nikotinas sukelia priklausomybę, taip pat sunku įvertinti skysčio, kuriuo pripildomos elektroninės cigaretės sudėtį. Elektroninių cigarečių vartotojai, keisdami jų skystį, gali patys pakeisti šio skysčio sudėtį ar mėginti jį pasigaminti patys. Internete vaikai atranda vaizdo įrašų, kaip tai padaryti, bei įvairių skaičiuoklių, padedančių susikurti savitą elektroninės cigaretės skysčio sudėtį. O čia yra būtent dar vienas faktas, kaip gali būti, jeigu vartojamos yra tos medžiagos, ar kaip yra, kas gali nutikti sprogus elektroninėms cigaretėms. Matom, kad ir burnos, ir veidas gali būti, ir kojos. Na ir iš tikrųjų vis dar gajus tas mitas, kad elektroninės cigaretės yra vartoti saugu, bet faktas kalba kita. Čia yra dar patirtos traumos įvairiausios, kai sprogsta elektroninės cigaretės, yra visa koja sužalota. Ir matot, ir įvairiausios odos ligos pasireiškia. Ir dar truputėlį apie ką mūsų kalba tyrimai, jie atskleidžia, kad elektroninių cigarečių vartotojai skundžiasi net 12 organizmo sistemų sutrikimų simptomais pradėjus vartoti elektroninės cigaretes. Tai yra nemalonus kvėpavimo ir nervų sistemų sutrikimų simptomai, burnos ir gerklės gleivinės pakenkimai. Taip pat skundžiasi ir pakilusiu kraujo spaudimu, galvos skausmu, svaigimu, nemiga, nerimu, drebuliu, nuovargiu, burnos ir gerklės gleivinės sudirginimu, krūtinės skausmais ir spaudimu, sausų kosulių, pasunkėjusių kvėpavimų, čiaudulio, peršalimų simptomais, raumenų ir sąnarių skausmų, sutrikusių virškinimų, išsausėjusią odą ir dar begalę kitų neigiamų simptomų. Na, o čia iš tikrųjų yra, kas yra tos toksinės medžiagos, yra jos identifikuotos ir pasirinkta yra čia labiausiai 12 tokių toksiškų medžiagų. Matot, jos priklauso ir karbonolų grupės atstovams, ir diolių grupės, ir metalų, kas priklauso, ir nitrosaminų grupių atstovams. Vis dar nėra aiškus ilgalaikio elektroninių cigarečių vartojimo pasekmės sveikatai, bet trumpalaikio jų rūkymo poveikio tyrimų rezultatai jau įspėja apie galimas grėsmes. Svarbu suprasti, kad elektroninių cigarečių sudėtyje esantis nikotinas sukelia priklausomybę. Taip pat vartojant elektroninės cigaretes išlieka nikotino perdozavimo rizika, nes dažnai jos vartojamos netinkamai. Todėl vienintelis asmens sveikatai naudingas pasirinkimas yra iš viso nerūkyti. Garinimas leidžiamas ir skatinamas visame pasaulyje. Čia yra paminėta apie atskiras mūsų šalis, valstybės, kaip yra leidžiama ir garinimas mūsų
Indijoje, pavyzdžiui, yra, kad finansų ministrė deklaravo visų elektroninių cigarečių produktų draudimą. Amerika padidino tabako ir jo produktų įsigijimo amžiaus slenkstį iki 21 metų. O kaipgi elektroninių cigarečių kūrėjai yra Kinija? Nuo 19 metų lapkričio 1 dienos Kinija uždraudė internetinę prekybą. Lietuvoje didėja elektroninių cigarečių populiarumas ir prieinamumas. Nuo 21 metų sausio 1 dienos įsigaliojo papildomi draudimai rūkyti ir garinti daugiabučiuose. Esant būtent tų daugiabučių gyventojų pritarimo ir išnešant žinią administracijų savivaldybių, kad būtų draudžiama rūkyti ir teikiami atskiri prašymai ir tuo būdu yra draudžiama rūkyti būtent daugiabučiuose namuose. Nuo 22 metų yra uždrausta elektroninės cigaretės ir jų pildyklės su skysčiu, jeigu jame yra kvepiųjų medžiagų išskyrus tabako kvapą ir skonį. 7 požymiai, kad jūsų vaikas rūko elektroninės cigaretės. Iš tikrųjų, kaip aš minėjau, reikia būti labai akylam ir budriai stebėti tuos požymius, galbūt kaip vaikas elgiasi, kad atpažinti, kad jau vaikas gali rūkyti elektroninės cigaretės. Tai yra iš tikrųjų vienas pirmučiausia tas nepaaiškinamai saldus kvapas, sklindantis nuo vaiko. Dažniausiai renkasi guminukų, įvairių uogų, kitų skonių, saldžių skonius. Ir taip pat vaikas, galbūt ir paauglys nebegeria kavos, kad pastebima, kad garinant elektroninės cigaretės padidėja jautrumas kofeinui, tada vaikas nuolat prašydavęs pinigų kavai ir leisdavęs laiką su draugais kavinėje, to nebedaro. Tai gali būti ir dar vienas požymis, kad pradėjo garinti elektroninės cigaretės. Padidėjęs troškulys, džiūstančios lūpos, dažnas vaikščiojimas į tualetą. Taip pat yra vienas iš tų požymių, kad garinamųjų tabako produktų elektroninių cigarečių šalutinis poveikis yra troškulys, sausos burnos, džiūstančių lūpų efektas. Todėl reikėtų irgi atkreipti dėmesį, jeigu vaikas jaučiasi labiau ištroškęs ir dažniau neįprasta vaikščioja į tualetą, galbūt tai yra vienas iš tų požymių, kad yra dehidratacijos ir parodo vartojimą elektroninių cigarečių. Dar vienas iš požymių, tai yra galbūt kraujas iš nosies, kai garinantis elektroninės cigaretės dūmus dažnai išleidžia pro nosį, o tai gali sausinti nosies gleivinę ir skatinti kraujo iš nosies tekėjimą. Taip pat pasitaiko atveju, kad žaizdelės burnoje ir rūkoriaus kosulys. Pastebima, kad elektroninių cigarečių vartotojų burnose dažnai pasitaiko sunkiai gyjančių žaizdelių, taip pat dažnas ir vadinamasis rūkoriaus kosulys. Kaip ir minėjau anksčiau, iš tikrųjų tai vienas būtent iš tų irgi gali būti, kad elektroninės cigaretės tai yra keistos baterijos ar USB pakrovėjo būtent formos gaminys, kuris yra reikalingas kai kurioms elektroninėms cigaretėms pakrauti vietoj paprasto USB kabelio. Tačiau tų senesnių modelių cigaretėms reikalingos yra baterijos, kurias reikia nuolat krauti. Tai reikėtų atkreipti būtent kokius daiktus, kokius asmeninius reikmenis turi vaikas namuose, savo kambaryje, kuom naudojasi. Ir vatos gabalėliai ir metalinis vielutis taip pat gali išduoti vaiko požymius, kad vaikas gali vartoti elektroninės cigaretes. Ką gali daryti tėvai sužinoję, kad jų vaikai rūko elektroninės cigaretės? Iš tikrųjų, čia yra labai sunku turbūt sulaukti greito rezultato ir suprasti, kaip elgtis teisingai, kokiu keliu eiti, kokią kryptį pasirinkti. Tai turim pirmiausia suprasti, kad greito ir lengvo sprendimo tokiuose situacijose nebūna. Ir tada iš tikrųjų labai reikia kruopščiai ir apgalvoti, kokiu būdu, kaip mes galim įsikišti, ką mes galim padaryti toj situacijoje ir iš tikrųjų, kaip mes kaip tėvai esam pajėgus pažvelgti į šį procesą ir kaip mes turim tame procese elgtis, koks yra mūsų vaidmuo, koks yra pastiprinimo, problemų sprendimo vaidmuo.
turime iš tikrųjų ir nepamiršti, išsiaiškinti, žinoti, suprasti, bandyti tas priežastis, kurios nulėmė tokio vaiko elgesį. Galbūt tai yra iššokiančios problemos mokykloje, galbūt tai yra kažkur kieme kažkoks tai nerimas dėl mokslo, dėl apskritai, dėl visos situacijos, nes iš tikrųjų vaikai, kaip ir suaugę, taip pat patiria daug įtampų, daug streso šiame gyvenime, tai turim bandyti išsiaiškinti ir sprendžiant tas problemas. Na, tėvams reikia labai pasistengti modeliuoti tą tinkamą elgesį, kad vienas iš tų būdų, kad vaikai iš tikrųjų turėtų nematyti, kaip tėvai gali, kad nerūko, kad negarina, kad turim rodyti tą tokį pavyzdį, kokį mes norėtume, kaip elgtųsi mūsų vaikai. Na, iš tikrųjų, pasikalbėjimas su vaiku atviras yra labai būtinas, be pamokslavimo, be išankstinių nuostatų, o tiesiog išklausyti, įsiklausyti, išgirsti ir suprasti, kad vaikas pasitikėtų, kad galėtų atvirai kalbėti, išsikalbėti su tėvais. Na, iš tikrųjų, ir mums labai reikalinga yra ta savišvieta, tas žinojimas, žinių turėjimas, ką mes patys kaip tėvai žinom apie tas elektroninės cigaretes, nes tikrai nesusidūrus tai yra mums patiems ir naujovė galbūt mažesnis žinojimas, turim ir susižinoti, pasidomėti, išsiaiškinti, kas yra tos elektroninės cigaretės, ką mes pateiksim, ką mes žinom, ką vaikas galės su mum kalbėtis tą temą ir kaip mes toliau spręsim. Na, o iš tikrųjų tas internetinis puslapis turbūt visiems jis yra reikalingas ir prieinamas, kad mes galim ir pasiskaityti, pasidomėti, praplėsti savo akiratį ir žinojimą, nes iš tikrųjų keičiasi ir tos būtent vartojimo ir medžiagos, ir priemonės, ir apskritai labai viskas intensyviai, labai dinamiškai kinta, todėl mes turim nuolat atnaujinti žinias, domėjimasi šią situaciją ir iš tikrųjų būtent, kas liečia pačias elektroninės cigaretes, atnaujinti būtent mūsų žinių bagažą. Oi, kažkas čia paspaudžiau. Oi. Gerai, matosi skaidrė. Matosi, atsiprašau, kažkas čia pasirodė, kad sumažėjai pas manis. Na, turbūt aš iš tikrųjų, čia gal aš labai ir nebeišsiplėsiu ir būtent tos visus vartojimo formus iš tikrųjų, kad mes turim prisiminti ir žinoti, kaip ir minėjau, kad tai gali būti ir guminukų, ir pavidalų, ir miltelių, ir kapsulių, ir tablečių, ir mišinių, kristalų, skysčių, iš tikrųjų įvairiausių būdų, nes internetas yra, kaip visada sakom, visagalis, jisai pateikia daugybę pasiūlymų jaunimui parodyti, kad gali būti galimybės jų manymų čia tokius ir ką jie galėtų išbandyti. Tai va ir jau mano pranešimas yra baigtas. Ačiū, kad išklausėt. Čia buvo klausimas toks, tai dar Jolanta apibendrinsim, buvo Vaiga parašė klausimą, jeigu rūkymas, alkoholis yra taip negerai ir žalinga žmogui, kodėl visą tai galima įsigyti legaliai ir nėra uždrausta kaip narkotinės medžiagos. Tai čia tikriausiai, Jolanta, klausimas ne pačiai, bet bendrai visiems diskusijai ir tikriausia reikėtų diskutuoti dar platesnėme rate, negu mes šiandien, bet čia vėlgi kokią mes prieigą naudojam. Ar draudimai padeda ugdyti, aš turiu irgi tą klausimą, ar draudimai padeda ugdyti žmogaus sąmoningumą? Ar atvirkščiai, ir ta mūsų konferencija skirta tam ir tiek Jolanta, tiek gerbiama Aušra, abi prelegentės mūsų pažindino ir atvėrė tą paveikslą, kokios yra vartojimo priežastys, kokios yra medžiagos, kaip mes galime atpažinti
į ką turim atkreipti dėmesį, kad galimai mūsų vaikai vartoja. Ir tai yra visų atsakomybė, tėvų, mokytojų, kiekvieno suaugusiojo. Jeigu vaikas pradeda vartoti, tai vadinasi, mes kiekvienas prie to prisidedam. Ir tai yra jau pasiekmė kažko tai. Ir kaip mums padaryti, kad tų priežasčių būtų kuo mažiau ir kad nereikėtų vaikam griebtis psichiką veikiančių medžiagų vartojimo tam, kad jie pasijustų ramiau, saugiau, geriau, kad jų emocinė būsena būtų geresnė. Tai čia reikėtų tikriausia galvoti apie tai, kaip stiprinti ir ką mes galėtumėm padaryti dėl to, kad kuo daugiau būtų sąmoningų suaugusiųjų, kuo daugiau būtų sąmoningų vaikų, kurie turi vidinę asmeninę atsakomybę ir nesirenka susidūrę su sunkumais vartojimą, bet renkasi kitas savipagalbos formas - pokalbius, sportą, pašnekesius su suaugusiais ar specialistais. Čia, Jolanta, ką paminėjai, labai svarbu ta šeimos mediacija ir kadangi mūsų klausosi ir tėveliai, ir mokytojai, tai nebijoti, jeigu yra įtempti santykiai tarp tėvų vaikų, tarp tėvų tarpusavyje, kreiptis į specialistus, kaip ir gerbiama Aušra ragino ir kvietė, nebijoti, kol kas mūsų visuomeniai dar yra mitas. Jeigu psichologas, psichoterapeutas, negaliu aš kreiptis, nes tarsi pripažįstu savo, kad aš esu psichiškai nesveikas. Bet ar geriau, kad ta problema įsisenytų ir aš gyvenčiau nekokybišką gyvenimą, ar geriau sulaužyti galvoje esančius mitus ir nebijoti kreiptis į specialistus ir ieškoti pagalbos, jeigu man pačiai ar mūsų šeimai nepavyksta surasti ir susikurti tokių harmoningų tarpusavio santykių. Išgirdom, kaip svarbu stebėti vaikus. Ir jeigu pastebim pokyčius jų elgesyje, bendravime, reaguoti. Ir į ką dar noriu atkreipti dėmesį, ką ir gerbiama Jolanta, ir gerbiama Aušra paminėjo, kad pastebėjom, vyksta, matom pokyčiai, nepamiršti to žodžio, kaip mes reaguojam. Jeigu pakeltų tonų, griežtų žodžių, draudimų, tai nepadės sukurti tarpusavio ryšio. Ir mes suaugę netapsim vaikam autoritetais, kad jie ateis pas mus, išsikalbės, išsipasakos ir tokiu būdu suras priežastį, kodėl jie tai daro ir kas atvedė juos iki tokios būsenos. O tas kaip, tai ir ši mūsų konferencija, manau, padės surasti jums įrankius, kaip kalbėtis, net ir tose situacijose, kai pastebim, kad mūsų vaikai galimai vartoja psichiką veikiančias medžiagas ir kaip atkurti ryšį ir ištiesti vaikams pagalbos ranką. Labai vertingi pranešimai, aš irgi turėjau tokias patirtis asmeninės, vedu neformalaus ugdymo būrelį apie emocinį raštingumą ir į mano vieną užsiėmimą jaunuoliai. Nežinau, aš tų irgi čia labai buvo naudinga pamatyti, kaip atrodo, kadangi pati nenaudoju elektroninių cigarečių ir pažinti negaliu. Ir kažkoks skysčio buteliukas liko. Aš kolegai rodau, sakau, pažiūrėk, kiek kvepalus paliko, reikės atiduoti. Iš manęs pradėjo juoktis, kad tai ne kvepalai, bet tai yra elektroninių cigarečių tam tikri priedai. Ir žinoti, kas tai yra, kaip tai atrodo, atpažinti ir kalbėti su vaikais apie tai, kai pradedam tiek stovyklose, tiek būreliuose, per santykį, per pokalbį išsikalba vaikai. Aišku, kitas etapas yra įkvėpti juos tam, kad jie atsisakytų, o tam reikalingi kiti įgūdžiai, kad jie išgyventų. Kad žmogus išsiugdytų kitokius įgūdžius, reikalinga palaikanti aplinka tiek šeimoje, tiek ugdymo įstaigoje. Ačiū labai, Jolanta, už pranešimą. Ačiū.